Labas rytas visiems, labas vakaras, labą dieną, nežinau, kada įsijungėt mūsų podcastą. Pas mus rytas. Labai ankstyvas. Jo, labai ankstyvas. Su jumis Arnas. Vainius. Ir kaip visada laidą rekomenduojam. Porą savaičių nesimatėm, tai kaip visada. Praeitą kartą pamiršom paminėti, kad dabar nusprendėm, kad kelsim video ketvirtadieniais, tikriausiai. Jo. Ketvirtadienis, jo. Tai pereinam iš sekmadienio ketvirtadienį, nes sugalvojom, kad taip yra tikriausiai geriau. Jo, bandom. O kai visada, tai nepamirštam palaikinti, pašerint ir pasubscribint. Mūsų po truputėlį daugėja, tai labai smagu, kad subscribinat. Kaip visada Ačiū pakomentuokit. Jo, pakomentuokit, mes atsižvelgiam į kritiką, atsižvelgiam į komentarus, į pasiūlymus, tai va, tai... Tai nuo šiandien apie DC ir Marvel nebebus jau viskas. Nu gal kažkiek, ateity, bet ne dabar. Jo, šiandien nebus tikrai. Pamažinsim, jo. Sorry, hebra, čia, nu žinot, ten... Čia biški nerdai atsisėda, tai žinai, kaip nuplaukėm. Neįsenkanti tema yra, jo. Ten apie viską, apie nieką, žinai. Tai vat, ką gero. Pradedam truputį su pozityvu. Su pozityvu, jo, Disnėjus paleidžia 5 filmukus per ateinančius 2 metus. Nu, ne, ta prasme patvirtina daugiau naujų projektų, tai, nu, jie ten aišku turės filmų, tai daug, bet tiesiog naujas update'as su datom. Aš atsidariau, nes aš neatsimenu visko, bet nes čia visai šviežiena dar, kai mes įrašinėjom, tai čia visiškai šviežios žinios. Tai turėsim Žaislų istoriją 5, nu, čia jau kalbos klido kurį laiką, kad bus ta 5 dalis, bet dabar jau turim oficialiai datą, tai yra 26 metai, 26 birželį. Tada live action Moana turi irgi dabar oficialią datą. Apie Moanos live actioną tai aš nežinau. Man tiesą sakant, pirmas buvo, atrodė, kad, nu, vat, toks filmukas, kuris turi pradžią, pabaigą, ir viso. Jo, bet dabar bus tęsinys. Animacinis tęsinys išeina šių metų lapkričio paskutinį savaitgalį, jeigu neklystu, kartu su Wicked. Wicked bus beje Universalo daromas Broadway'aus spektaklio live action remake'as. Pilet, koks ilgas pavadinimas. Jo, žiauriai eina šiktas. Live action remake'as iš Ozo šalies burtininko. Nu, tipo, apie tą žalę raginę. Tai va, tai bet kalbant apie Moaną, tai turėsim šiais metais tęsinį animacinę filmą ir tada 26 metais live actioną, kuriame pagrindinį vaidmenį atliks tas pats Dwaynas Johnsonas. Nu, ko jūs tikėtės? Pagrindinį Mao vaidmenį, taip sakykim, to pusdievio. Nu, bet jisai garsino, tai visai gal ir make sense, kad jisai... Nu, taip. Bus. Taip, tada viena didžiausia naujiena turbūt yra, kad bus Mandalorianiečio filmas iš serialo, jisai galiausiai turės savo ir galiausiai filmą. Mandalorian... Animacija. Ar ne? Ne, live actionas. Live actionas? Jo. Ok. Atrodo. Mandalorianietis ir Grogu. Arba tiesiog Mandalorian ir Grogu. Na, aš palauksiu, kada bus išversta ir tada galėsim pasiimti. Ta prasme Mandalorianietis ir verčiasi. Come on. Lietuviškai serialas, taip vadinasi. Taip, ta Trono tęsinys, ko aš žiauriai laukiu, turbūt yra viena... Nu, aš turbūt esu vienas iš tų gynėjų, žinai, Trono franšizės, kuri man žiauriai patiko. Aš suprantu, kad jinai turi problemų. Bet tas futuristinis sci-fi'aus pasaulis žaidime afigienas. Plemba, man kai jis išėjo, žinok, man taip galva išnešė tas futurizmas visas. Jo, ten buvo problemų su, žinai, tuo atjauninimu Jeffo Bridgeso ir visų kitų, bet oh my god, koks jis geras buvo. Žiauri, ir tas Daft Punk'ų garso takelis. Soundtrackas, blet, kaip ten. Ir tas pats visas vibas viso filmo, kaip Daft Punk'inis toks. Tos, žinai, tie neonai tokie. Nu, blemba, labai tikrai įdomus buvo filmas. Aš, aišku, man reikėtų gal dabar kitokiam akim pasižiūrėti jį, nes aš dar irgi toks vaikutis visai žiūrėjau. Aš neseniai dar, neseniai, tai turbūt kokie 3 metai, dar 2, bet dar sąlyginai neseniai esu matęs tą filmą ir man jis nei nusenęs, nei kažką, jis buvo žiauriai geras, buvo labai įdomus, labai gera istorija, aišku, gal vėlgi nepilnai išvystyta, nu, bet vis tiek, žinai, ta prasme teisingai padarytas. Filmas su labai gerais efektais, kaip sakiau, apart atjauninimo. Bet aš labai džiaugiuosi, kad bus Tron Ares, nu, kaip Arėjas, žinai, kaip karo dievas, tipo, tai
Taip vadinsis, pagrindinį vaidmenį bent jau sklinda kalbos, kad atliks Jaredas Leto, kuo aš per daug nesidžiaugiu, bet... Bet dar nėra official, tai tada... Jo, nu, kindas. Sklinda kalbos. Sklinda kalbos tokia beveik patvirtinta, tai Okay. Jaredas Leto šiaip geba vaidinti labai gerai, bet jisai kažkur pametęs savo šitą arkliuką su savo sektom šitom nekalbėjimo, tai aš nežinau. Toks... Visi ten, blėt, nesveiki. Nežinau, nenoriu labai keiktis, aš ten ar žinai, nurašyti jo iš karto, bet ten paskutiniai keli jo projektai tai nebuvo labai įsisėkmingi. Ne, nu gal nustebins, nu ko tu taip iš karto, žinai, gal. Nu jo, gal. Reikia tikėtis. Aš tiesiog nuoširdžiai tikiuosi, kad viskas tam bus gerai. Oi, kas turėsim atpirkimo ožį tiesiog. Jo, vėl Jared Leto šudinai padarė kažką. Tai tiesiog galėsim. Ne, bet jeigu taip žiūrint, iš tikrųjų, tai aš labai džiaugiuosi, kad tas filmas bus, nes ta franšizė tikrai yra iš tų franšizių, kurias galima tęsti. Priešingai negu to istorija. Kurio galėtų nebūti. Ir su Moana tą patį pagalvočiau, žinok. Bet tai Moana yra vienas filmas, tai... Nu, nesvarbu kiek, bet žinai, kur tipo dabar tos kaip Ratatouille, žinai, nu, ta prasme, ar tu norėtum tęsinio? Ne. Nu, ne, nu, ten buvo pabaiga, graži, ir viskas. Nu, tai su Moana man tas pats buvo, nu, tai buvo pabaiga. Ja. Ar ten reikia tęsti, nu, tai vėl suras kažkokį vėl naują pusdievį, dar kažkoks, nu, toks, žinai, kur, blėt, pritempinėjimas kažkoks gaunasi, padarėt pradžią pabaigą, nu, ir viskas, blėt, gražu pasižiūrėjom, pavyko projektas, smagu. Jo, ir dar 26 metais išeina The Amateur filmas, nesu visiškai tikras, ką konkrečiai tenais darys, bet kiek teko pasiskaityti dar labai trumpai taip, tai filmas turėtų būti kažkas, tai yra susijęs su CŽA agentais ir... CŽA? Ja, Welcome to New Age. Nieks normalas nebesako CŽV. O kaip verčiasi CŽA? Centrinė žvalgybos agentūra. Ok, dar kaip keista. Central Intelligence Agency. Ja, nu, ta prasme, jau kokius 5 metus, kaip Putinistane prasidėjo visos nesąmonės, žmonės tiesiog nusprendė, kad sovietinio relikto ir valdybos vietoj agency vers nereikia. Tai agentūra. Tai CŽA. Sveikinu kažką naujo išmokus. Jo, tai vat su šita agentūra, su kriptografija ir pagrindinį vaidmenį teoriškai turėtų atlikti Rami Malekas. Dėl to aš labai irgi džiaugiuosi. Taip. Patinka man tas čiūnas. Man irgi patinka. Jis geras aktorius. Jisai tikrai labai geras. Aš galvoju, kad aš paskutinį kartą Papilonę gal jį mačiau. Kuris dar vaidino, nežinau. Tai jisai buvo net ir Oppenheimerį. Ai, tiksliai, nu va. Jo, bet jis tokį tai labai cameo turėjo. Ir šiaip jis labai talentingas aktorius ir Fredigi vaidino. Nu jau matėm, kad po Fredžio jis tikrai... Aišku, jis prieš tai dar vaidino ir tam pačiam... Palauk, jis kartais nevaidino... Mr. Robot vaidino. Ne, jo, tai čia tai for sure, bet aš galvoju, Twilight'is nevaidino kažkurioje daly? Man atrodo, gal aš maišau su kažko, žinok, bet... Gal ir vaidino. Aš kažkur, žinok, jį mačiau, kad jis man toks, kur, blėt, tu čia dar? Nes aš, žinai, kur, kai kažkada žiūrėjau, žinai, kur aš nelabai žinau to aktoriaus, tai man kažkaip pokai buvo, bet kažkada man atrodo, revačinau ir toks, blėt, man labai fainai, kad tu atkapstai referencą į Twilight'ą, žinai. Ne, tai pokai tas Twilight'as, bet... Tiesiog, jo. Ne, supranti, aš nežinau. Visi nuo kažkur pradeda, žinai, vis dėlto. Faktas. Ir viskas yra su tuo gerai. Aš tik tai kažkaip nesitikėjau Twilight'as, kad išlyšė. Ne, tai čia tiek išlindo ir viskas. Ir uždarom. Tai va, dar iš naujienų turbūt yra tai, kad Denis Villeneuve, Kopas režisierius ir daug kitų puikių filmų. Dabar kūrė ne tik, patvirtino, kad jisai kūrė 3 Kopą. Rašo gal labiau. Nu, kūrė scenarijų, jo, sakykim taip. Juda link, kaip čia, pre-productionas. Jo, realiai. Ir kartu su ta pačia Legendary studija lyg ir sukirto rankom, kad darys filmą dar vieną, kuris Nuclear War Story, ar atrodo taip vadinsis, paremta Pulitzerio premijos finalistų. Nelaimėjo, bet aš taip ten tipo tam paskutiniam rane turbūt buvo šortliste romanu, ne fikciniu romanu. Tai vėlgi bus kažkas tai su branduoliniu karu, akivaizdu. Seka Denis juda geriausiojo Nolano, žinai, žingsniais ir
Šiaip labai smagu. Vėl dar viena kažkokia įdomi istorija bus, kažkas tai su brandoliniu karu, tai žiūrėsim. Žinai, ir tikėtina, kad jisai pasirodys dar prieš 3 kopą. Šiuolaikiniam kontekste čia visai tipo Jo. normalu. Bet tai tikėtina, kad pasirodys prieš, nes Denis sakė, kad jisai nori tarp 2 ir 3 kopos sukurti dar kažkokį tai filmą, šiek tiek mažesnį, mastelio prasme ir kad jisai šiek tiek pailsėtų nuo šito tokio sunkaus didelio darbo. Okay. Tai visai gerų naujienų čia padavė. Aišku, tų naujienų yra gerokai daugiau visokiausių, žinai, bet iš esmės čia tokios įdomesnės, žinai. Stranger Things fanam irgi gera naujiena, tai oficialiai pradėjo filmuoti, man atrodo, praeitą savaitę. Dar tik pradėjo, dar tik pradėjo, tai nežinau, tai kokiais 26 gal. Man atrodo, taip ir numatyta. Man atrodo, 26, jo. 26 ir buvo numatyta rudenį gal netgi, tai... Oi, man kaip atsibodo tas lauktas sezonus po 2-3 metus, nu, dieve, kaip užknisa. Žiauriai užknisa ir ypač, žinai, kai, nu, tikrai zabys. Žinai, kas blogiausia yra, kad anksčiau tai būdavo mano laikais. Tavo laikais. Mano laikais serialai išeina. Ponas, čia sėdi millennialsas pas mus. Jau lasdelę traukiau. Ir Gen X. Tai tavo laikais? Mano laikais serialai būdavo pirmiausia po 24 serijas, bet aš nepykstu, kad ir trumpesni dabar yra, žinai, sezonai. Bet būdavo, kad, nu, tipo, išeina sezonas ir tada kito sezono, nu, tipo, televizijos sezono metu išeina. Ir tu nespėjai pamiršti, nu, nes praeina tarp sezonų, yra skirtumas, nu, ta prasme, poilsio laikotarpis yra 4-5 mėnesiai, žinai, ir tu vėl, nu, gauni tą dozę, žinai, ir ten tas 24 serijas susitęsia per 8 kokius mėnesius, kai tu ilsiesi nuo serialą, jie filmuoja pirmus ten epizodus ir ten gaunasi, kad tu kai pradedi žiūrėti pirmą seriją, jie dar filmuoja kokią 16, žinai, 17. Tai va tas fainai būdavo, kad tavęs nepaleisdavo, žinai, televizija nuo... Ir tu nespėdavai pamiršti, kas nutiko, o dabar mes 21, man atrodo, ar 22 turėjome, mane, Stranger Thingsus, ir dabar 25. Jau senai. 25 išeis turbūt tas naujas sezonas. Nafik, nu, ta prasme, 2-3 metus laukti naujo sezono, aš pamirštu viską. Man vėl iš naujo reikės rewatchint turbūt. Arba darysiu taip, kaip su 4 sezoną dariau, tiesiog nerewatchinau, nafik. Jau maščiau, kad aš tiesiog noriu parewatchint. Aš čia kada mašinai važiavau ir taip, žinai, kur užnisa tas playlistas, žinai, kur noris kažko naujo paklausyti, galvo, plėtai reikia pasileisti kokį Stranger Things, žinai, nes ten, žinai, geri tie tokie 70s, 80s, žinai, gabalai. Nu ir supratau, kad aš noriu pasižiūrėti iš naujo, bet... Tai jau palauk dabar to kito sezono, kol ateis, nes... Čia vėl kiek laukti, aš galiu 2 kartus rewatchint. Kas laiko tiek turi? Tie pirmi sezonai... Palauk, seni vasarą, aš pasibaigsiu šitus mokslus, tai patikėk, čia aš tik spėsiu žiūrėti. Gal. Ja. Jo, aš biškai daugiau dabar ant filmų, bet ne tik ant filmų, kadangi, ta prasme, ir serialai, ir filmai visi eina ir jie nesustoja, žinai, tai reikia bandyti spėti su visais trendais. Visų trendų tai nespėja, aišku, pasižiūrėti, nes kartais tiesiog nesinori įsijungti kažko. Three Body Problem. Reikės kažkada pasižiūrėti, bet dar nespėjau. Aš manęs jau visi tik tokia klausinėja, žinai. Bet šiaip visai neblogai kontentų buvo paskutiniu metu. Suvartojai? Suvartojau. Aš žinai dar ką, apie tą televiziją, kai šnekėjom, sakai, kad nepaleidom. Blem, žinai, man atrodo, problema pasidarė tada, kai mes gavom tiek medijos visokios. Jo. Netflixai, Paramountai, Disney Plusai, Apple TV. Maxas. Ta prasme, visko yra tiek visko daug, kad, nu, tiesiog pizdėts yra suspėti čia visur. Jo, nes dar birželį, dar Prime Video, žinai, nu, tipo, birželį išeina... Amazonai, visi, karočiai. Nu, tai taip, tai Prime'as, tai, bet išeina birželį mėnesį bus House of the Dragon antras sezonas, tada tą patį mėnesį išeina Lord of the Rings, tas ne Lord of the Rings, o Rings of Power, Amazonai, žinai. Kuris beje, pirmas sezonas buvo toks labai ir kurį aš bandžiau dar ginti prieš žmonės, žinai. Bandžiau? Nu jo, bet žinai, kaip ties kokią 4 seriją supranti, kad žinai ką? Na. Aš nebeginsiu tai. Kai supranti, kad draugelis vis dėlto lochas yra. Aš žinai, kas seni, blėt, davai, tiesiog. Jo. Tai va, aš kažkaip net nelabai daug vilčių turiu į antrą sezoną. Žinau, kad dabar prasideda dar filmavimai, man atrodo, artėjau link 4 Witcherio sezono, žinai, filmavimą.
Ai, mane kai jis pakankamai nuvylė, tai aš taip... Jo. Nu, va, aš sakau, pirmas sezonas man buvo zaibys, aš žinau, kad kiti nelabai džiaugiasi, žinai, nu, tipo, ten nuklydimais nuo istorijos. Ne, pirmas tikrai neblogas dar buvo. Antras, man vis dar buvo zaibys, dėl to, kad Henris Cavillas man, aš galiu jį žiūrėti dieną naktį, žinai. Bet dar ir plotas nebuvo toksai siaubingas. Bet trečias, koks buvo, o dieve, koks buvo mėšlas. Ir čia jau nenueinant į per daug negatyvo, tiesiog, nu, ta prasme, buvo labai šūdinas sezonas. Ir aš jį peržiūrėjau ir ten visi jau, oi, čia kaip pereis ir bus paaiškinta, kodėl Henris Cavillas pataps šitu Liamu Hemsworthu, žinai, nu, nes ir kastinagi. Tai tipo, bus aišku, kaip bus padaryta, kodėl jis ten patapo ir pasibaigė sezonas ir aš taip, žinai, draugė atsiskau. O tai tu supratai? Darit. Tipo, jie nuėjo į kažkur ir viskas. Ten nieko nebuvo paaiškinta ir aš taip sėdžiu ir galvoju, fuck, tai dabar kas ten bus? Nu, kažkaip tai vis tiek transitionas turi būti. Ar čia tiesiog, naują aktorių turim, žinai. Aš man atrodo, antram sezone, kaip sustojau, taip ir... Žinai, buvo tas hypas, kad padarė serialą iš žiauriai gero game'o, kuris buvo Game of the Year ir panašiai. Aš labai bijau dėl God of War, kad tai bus. O, jasau, kaip... Ne, tai pirmiausia, tai Witcheris tai ne game'as yra, žinai. Ne, tai taip, yra knygos, žinai, visą kitą. Nu, tipo, tas visas loras yra, bet visi vis tiek, manau, plius minus, mano bent jau karta, tai jį plius minus tikrai žino vis iš game'ų. Ir ypač iš trečio Witcherio. Tai manau, čia tame buvo hypas. Aš kaip God of War bijau, nes tas pats Primas daro, kuris su Rings of Power ir baisu, kad supės. Jo, tai irgi, žinai, bus tas labai hypas, kad, nu, nes game'as tikrai ahujienas, čia net negalima ginčytis tikrai ir iš performance'o pusės, ir iš loro, ir iš viso kito, žinai, bet su tuo tai taip gali supysti viską, kad... Jo, nu tai, bet žinai, kažkiek vilties į Primą dar įneša tas faktas, kad jie darys Warhammerą, žinai, 40 000 šitą serialą ir jie tiesiog nusisamdė Henry Cavillą kaip didžiausią pasaulio nerdų karalių, kad jisai būtų, nu, aš nežinau, ar jisai vaidins, bet kad jisai bent jau produceris bus, ar net showrunneris gal, nes nesu visai tikras, bet... Mes esam apie šitą kalbėję. Jo, tai va tas mane džiugina, tai galbūt God of War bus išgelbėtas? Tikėkimės. O pamatysim kitų metų, ar dar kitų palauk. 25, man atrodo. 25, man atrodo, jo. Taip, kitais metais pamatysim. Tai va, nu tai gerai. Ir kas dar? Nieko. Stranger Things, laukiam, zaibys. Aš šiaip grįžtant dar prie Stranger Things, 4 sezonas tai man buvo visiška bomba, ta prasme. Įnešė D&D, kas, nu blemba, toks vaibelis, Metallica soundtrack'e, Edis žiauriai gerai pasirodė, naujas villain, nu toks labai, ir jie, žinai, patys tie jau, žinai, vaikai, suaugę biški, jau visai kitaip žiūrisi, žinai, ir, nu, labai tikrai, man bet kokiu atveju mane labai traukia ta Amerika 70-ų, tai tiesiog labai malonu žiūrėti. Kalbant dar apie tą patį Edį, žinai, ir aktorių Joseph Quinn, man atrodo, tai pičas padarė karjeras, su tuo vienu sezonu. Iššovė, žinai, ir dabar mes, man atrodo, nebuvom apkalbėję iš tų naujienų, tai čia galima dar paminėti, kad, bet prie Marvelio turiu sugrįžti. Tik naujienas. Pasakėm, kad nežinau gerai. Jo, bet tik naujienas, kad Fantastic Four buvo castintas, žinai, ir jisai, Josephas Quinnas vaidins tą Human Torch. Tai ten daug klausimų, žinai, kyla, kodėl nepaėmė kažkokio seksualesnio, žinai, aktoriaus, patrauklesnio, išvaizdesnio. Nes pirmam buvo Evansas ir pagal komiksus jis teoriškai turėtų būti ten mergyšių, žinai, ten visoks. Tai padarys gal. Tai gal padarys, gal užbufins, žinai. Jo, nesijaudinkit, pabufins tikrai. Jo, ponas fantastiškasis bus šitas Pedro Paskalis, kas gal piškai nereikėjo kastinti, žinai, interneto tėtuko? Nežinau, keistai kažkaip, nu, bet pizdu. Bet gal, nu, sakykim. Žinai, reikia pasižiūrėti visą, kaip jie bendrai atrodo. Jo, tai va, nu, ten. Šitą. Nes Incredibles nemaišyk. Blet, jo, fuck. Sue Storm
bus Vanessa Kirby. Jo, Čia jinai tai vadinasi? Jo, jo. Shit. Vanessa Kirby vaidins. Tai ta aktorė tikrai labai talentinga yra ir jinai geba ir veiksmo filmuose, nes Misija neįmanomai vaidino ir to pačiu rimtose dramose, ten man atrodo, jeigu neklystu, Mother's Instinct. Tai aš esu tikras, kad jinai tai gerai pasirodys ir man atrodo netgi labai gerai kastinta ir aišku daiktas, man atrodo, The Thing, jis vadinasi, tai bus tas bičas iš Lokio. Tas, nu, ten, ne pagrindinis, bet gretutinis tas toksai, kur taip pat ten irgi valdė tą restoraną. Nesimatė. Aš nemačiau Lokio, okay. Tai žinok, ne. Tai Lokys, tai žiauriai geras serialas, beje, jeigu nematėte, tai labai rekomenduoju. 3 sezonas neužilgo pasirodo irgi. Ne, atsiprašau, 3. Jo, taip, 3 neužilgo pasirodo ir man atrodo jau renewintas ir 4 sezonui. Tai laukiam. Tai va, yes. Tai nutolstam vėl nuo komiksų ir... Tai va, tai daug serialų, daug filmų, daug visko bus, laukiam žiauriai ir aš šiaip visai džiaugiuosi su tom tokiam naujienom, nes tokios biški vilties įneša, nes mes truputėlį buvom apmirę ten per tos streikus ir visi tie projektai atsikėlė realiai šitus metus ir jau taip, žinai, sėdė ir galvo, kažką naujo, paduosit, žinai, ar ne, nes jau po truputį atsibosta. Tai gerai, kad šiais metais truputėlį daugiau poilsio nuo komiksinių filmų ir einam ant tokių, žinai, brandesnių projektų ir kine daugiau dėmesio gauna, žinai, tokie ir dideli filmai, aišku, bet ir tuo pačiu išeina ir tikrai kokybiški, labai stiprus filmai. Draminiai, gal sakyčiau, tokie, žinai, tikrai nekomercinis projektas, bet padaryta tai taip on spot. Tai vat galim judėti dabar ant to, ką matėm turbūt, ne? Jau čia tau reikia pradėti, nes... Aš pradėsiu nuo to, ką aš mačiau, bet man dar reikia Letterboxd atsidaryti, nes... Aš įsivaizduoju, kad ten pas tave yra, ko pasižiūrėti. Na, aš pasistengsiu per daug ne... Tai pirmiausia, tai pasižiūrėjau Equalizerį. Trečią, okei. Trečią Equalizerį, nes aš jo buvau nematęs, tada, kai jis buvo rodomas kine, mes atidarinėjom Outletą, Vilnius Outlet, čia va šitą kinoteatrą, kuriam dabar sėdim. Ir ten tiesiog nebuvo, kada jau nei noro, nei laiko, nei nieko. Bet aš galiausiai pasižiūrėjau ir buvau labai patenkintas, kaip labai patenkintas. Aš buvau labai patenkintas, kad galiausiai pasižiūrėjau pirmiausia. Pirmiausia nuo to. Labai patenkintas, kad mačiau Denzelį Washingtoną ekrane. Atsiprašau. Kas paskutiniu metu pakankamai retai įvyksta, žinai, tai aš šiaip labai myliu Denzelį, jisai puikiai vaidina. Jis net ir va tokį vidutinišką filmą kaip Equalizeris 3 ištempia, žinai, ant savo pečių. Nes režisierius tas pats Antoinas Fuqua, jisai šiaip aфиgenas režisierius yra. Aš nežinau, kodėl jisai taip nupjovė su to 3 filmu, nes ten realiai yra gražus vaizdai. Nes pirmas filmas buvo apie Robertą, žinai, tipo apie Denzelio personažą ir ten apie jo ten vidinius besiblaškimus, besinervinimus, kad jisai iš to pasaulio, kurio išėjo, žinai, ir jau ten ramiai savo pensiją gyvena, žinai, turi vėl grįžti ir tuo pačiu, bet nori daryti gerą. Antras filmas vėlgi kažkiek laviravo ant tos pačios gaidos ir jau ten kaip ir antram filme išsisprendė viskas. Ir dabar padarė tęsinį, kuriam jis neturi problemų, žinai, ir jau kaip ir praranda visą žavesį tas personažas. Tai man truputėlį gaila, kad jis toks biški tuščias filmas gavosi. Ten galiausiai suvedė ten dėl ko Dakota Fanning, žinai, Dakotas Fanning personažas atsirado ir viską, bet man kažkaip toks vidutiniškas filmas gavosi. Aš jau nebejaučiau tokio malonumo. Bet tikslo, žinai, toks? Jo, toks, žinai, kad, reikia pabaigti. Davai, pabaigiam, žinai. Padarom tą 3 filmą. Padarom, gerai. Tai va, tai nestebuklas, bet toks vakar pasižiūrėt, gal ir nieko, žinai. Biški brutaluchas, taip, žinai, kaip pamatyti, kaip šenkina ten su pistiko, žinai, tuo priekiu, žinai, taip kiaurai akį praduria. Tai... Aš tai, nemėgėjęs su šitų, kaip jie vadinasi liaudiškai, veiksmo filmai. Tu žinai, apie ką aš šneki? Aš žinau, apie ką tu šneki. Jo, bet žodžiu. Hebra, parašykite komentarus, kas atsimena. Kaip liaudiškai vadinasi veiksmo filmai. Bet bandžiau prisiminti, bet niekaip. Žodžiu. Gal kažkada prisiminsim. Gal tiesiog ateis vidury podcast.
Tai va, paskui žiūrėjau Taikos Waititi, šiais metais buvo išleistas filmas naujas Next Goal Wins. Tikrais įvykiais paremtas, žodžiu, apie Amerikos Samoa komandą, futbolo komandą, kurią atvažiuoja treniruoti ten kažkoks vokiečių kilmės ar whatever, ten iš Amerikos futbolo treneris, kuris šiaip jau yra ten visų jau nurašytas pasaulį, bet tie iš Amerikos Samoa yra tokie lopiniai, žinai, kad jie nesugeba net kamuolį link vartų paspirt normaliai, nu ir jisai juos ten treniruoja ir jie ten galiausiai, jie turi tikslą, žinai, įmušti vieną įvartį bent jau atrankoji pasaulio čempionatą. Okay. Pradžiai žiūrėjau ir galvoju, nu okei, supratau, kodėl šitas filmas nieko nerinko kine. Bet galiausiai tam pralaukęs kokį pusvalandį, pradėjo ta istorija kažkaip normaliai vystytis ir tada ir to jautrumo įsinešė ir tas toks nuoširdus pasakojimas apie žmonės, kurie neturi jokių didelių lūkesčių, žinai, neturi ten noro būti čempionais pasaulyje, tiesiog nori vieną įvartį mušti vartus priešininkų. Ir viskas. Va tik tai tiek reikia, žinai. Tiesiog ištreniruo komandą, kad nors vieną įvartį muštum. Net ne prieš stipriausias kažkokią kitos salos komandą, žinai. Ir tas toks paprastumas istorijos ir tuo pačiu toks labai didelis nuoširdumas filme, kuriam yra beprotiškai daug talentingų aktorių. Nu, apart to, kad Taika Waititi ten kažkokį brandinį kunigą vaidina, žiauriai juokingas, beje, su protezai šiandien įsidėti. Jis ten labai mažai pasirodo, žinai, realiai ten kaip naratorius. Bet yra Michaelas Fassbenderis, kuris pagrindinį trenerį vaidina, yra aišku, ten tų Polinezijos, nežinau, kaip jie ten skaitosi to regiono, žinai, viso Australija, ten Naujoji Gvinėja ir visa kita, žinai, ten to rajono regiono žmonės, kurie kalba labai juokingai angliškai. Nu, tas toksai, intonacijas tokias labai juokingas, tai jų, aišku, matytų veidų buvo, bet kartu ir aš dabar pavardžių nepasakysiu, bet ta aktorė, kuri Nematomam žmogum naujajam vaidino ir Tarnaitės pasakojime, Handmaid's Tale seriale. Ir tuo pačiu kitas aktorius, blemba, kai man užkrito pavardės, fuck. Kitas aktorius, kuris daug, nu, tai pavyzdžiui, Lego Batman'e įgarsino, žinai, Batmaną. Ir šiaip jis daug kur vaidina. Jis komikas, tiesiog aš negaliu, užkrito tiesiog. Kai dar vaidina, tai vaidina, bet kai įgarsina, nu, fuck, aš tikrai nežinau, kas ką įgarsina. Tai ja, bet ten jo labai specifinis balsas toksai, tai aš tiesiog iš to. Na, anyway, tai, žodžiu, daug tikrai gerų aktorių ir man tiesiog buvo keista matyti, kad pradžioje galvojau, what the fuck, ką čia daro tokiam filme. Bet paskui sakau, kažkaip įsivažiavo ir aš taip, žinai, baigėsi filmas ir aš sėdžiu toks įsišiepęs, man taip, žinai, gera buvo, žinai, nu, be jokio kartelio. Tai va, tai čia iš tų tokių senesnių filmų, žinai, kuriuos mačiau. Peržiūrėjau naują sezoną Is It Cake. Netflix'e, jeigu jūs nežiūrit Is It Cake, tai jūs prarandat labai daug. Aš turiu rekomendaciją. Pažiūrėkite tiesiog vieną sezoną ir viskas. Man, pavyzdžiui, nu kaip tau neatsibodo? Žiauriai įdomu yra. Man buvo įdomu pirmą sezoną. Jo. O tada, nu tai tas pas šūdas, blėd. Nu, tai koks dar šūdas? Ten, pirmiausia, tai yra vienas pozityviausių serialų, koks tik tai gali būti. Gerai, ne serialo, o realybės šou. Ne apie tai šnekam dabar. Šnekam apie pačią idėją. Nu, kepa pyragus, blėt, kurie atrodo panašus į daiktus. Jo, cool, aš pažiūrėjau pirmą sezoną, antram sezone vėl tas pats. Nu, tai tipo, nu, tai viso. Bet tai tau nezaibys, žiūrėt, kaip dalykus gamina? Jo, bet... Aikto. Nežinau, aš Gerai. Prieš tai su Dvilė žiūrėjom kažkokį projektą irgi. Eksa, turkiškas serialas. Prancūzų gal, man nepasakysiu, koks ten yra toks šefas, bet jaučiu gal esi matęs į TikTok'e. Jisai žiauri daro visokias kultūras, ten iš šokolado, ten... Taip. Nežinau, neatsimenu šokoladės, bet žiauri kietas bičiukas. Ir jisai irgi turėjo projektą ten, žinai, ir mokė žmonės tai daryti. Ir va ten, tai fucking buvo įdomu. Žiauriai, nes ten žiauriai įdomus visokios strategijos, kažkokios technikos, ten kaip iš cukraus padaro, žinai, stiklą, ten kažkokį, žinai, lenzas daro. Nu, žodžiu, žiauriai, ir žinai, kiekvieną kartą vis kažkokia idėja, bet jinai irgi surišta ten, nu, leidžia, žinai, biškutį kažką iš gyvenimo savo paimti, žinai, kad būtų ne tik, nu gerai, dabar padarykite ratą.
Ne, žinai, padarykit tą ir tą ir tą, bet, žinai, nu, vis tiek žmonės įdeda kažką savo, kažkaip savaip išjaučia tą. Tai ir kiekvienas, žinai, projektas vis, nu, įdomus yra ir savotiškas labai, tai ir neatsibosta, nes tu viską, kas kart jiem duoda kažkokią naują techniką išmokti ir pritaikyti, žinai. O tas Is It Cake, nu, man toksai, jo, žmonės labai talentingi, taip, tekstūrą labai gerai padaro, visą kitą ir tas, kad ne tik taip panašu, bet jaučiu ir skanu žiauriai. Ok, bet tiesiog atsibodo tas pats per tą patį, ble. Aš žinau, aš tai trečią sezoną sužiūrėjau ir man buvo labai labai nice. Aš negaliu atsižavėti žmonių gebėjimų atkurti vaizdus, žinai, nu, tipo, paėmė batą, blemba, ir padaro tą batą, kuris atrodo dar geriau negu tikras batas. Nu, tipo, nu, aš suprantu, ką tu sakai, žinai, ten ta monotoniškumo yra, bet kartais tas monotoniškumas man tai labai tinka ir patinka dėl to, kad biškai atpalaiduoja smegenį, žinai. Ir labiau ten, sakau, nėra jokio negatyvo, ten nėra konkurencijos tarp tų kepėjų, nes jie tiesiog vienas kitam, žinai, padeda. Net, nu, ta prasme, jie konkuruoja tarpusavį dėl iškritimo, dėl to prizinio fondo, bet jie, aš nežinau, nu, ta prasme, jie tiesiog palaiko gerą nuotaiką visą laiką. Tai tiesiog, kai nuolatiniam grūze gyveni, žinai, tai visai fainai matyti bent kažką, kas yra, nu, šiek tiek krislelis šviesos, žinai. Nu, aš žinai... Anyway, bet man tiesiog labai, zaibi, žiūrėt, kaip atkuria čia vienas dabar tam trečiam sezone buvo kepėjas, kuris iš, nežinau, Kolumbijos ar iš Venezuelos, man atrodo, atvažiavęs, padarė aštunkojų. Ir nu, tipo, nėra šansų atskirti. Ta prasme, jisai atrodo lygiai taip pat, kaip dar ten tie, nu, tipo, maskuojantis kiti du plastikiniai aštunkojai. Ir net geriau vieną. Tai, nu, talentas žmogaus, žinai, kad tu sugebi ir padaryti, ir išskulptinti, ir nudažyti, ir dar nulakuoti. Dar tekstūrą padaryti, žinai, kur, tipo, atrodo, žinai, kur paliesi ir jis... Nu, jo, ir dar, kas svarbiausia, žinai, dar ir tortas viduje yra. Nu, jo ten jau pats sakė, kad nėra daug vietos, nu, tai, tipo, to torto nėra daug, žinai, daugiau ten kaip skulptūra gaunasi, bet tą tortą, kaip padaro, tai ten su romu, su kokosais, visokiais ten jūzų pertepimai, nu, tipo, kažko, aš tai, žinai, klausau, galvoju, blema, kai norėčiau paragauti dabar. Tai va, tai šitas dalykas. Ir tada iš premjerų pakalbėsim apie vieną, kurio tu nematėjai, ir tada jau apie tą vieną, kur matėm abudu. Tai Monkey Man. Jo, Monkey Man. Yes. Šitas projektas, aš apie šitą projektą sužinojau prieš kokį gerą 1,5 mėnesio, 2 gal, kai Jordanas Peele'as pranešė, tipo, kad tas filmas atkeliauja ir kad jam ten nunešė stogą, kad afigienas, kad tipo, indiškasis Jonas Vickas, kuris privalo patekti, žinai, į kino ekranus. Nu, galvoju, okei, įdomu, kas čia per daiktas. Žinai, žiūriu, aha, režisierius Devas Patelis, ir taip, palauk. Čia tas iš Lūšnynų milijonieriaus ir viso kito. Aha, palauk, gerai. Režisierius? Okei, tada žiūriu toliau. Aha, pagrindinį vaidmenį atlieka Devas Patelis. Okei. Tada scenaristas Devas Patelis, žinai, prodiuseris Devas Patelis. Ir taip, okei. Čia jo passion project buvo, žinai, nes tipo, bičas debutuoja su režisūriniu produktu, sakykim taip, kuriam pagrindinį vaidmenį lieka, pats parašė scenarijų ir filmo biudžetas 10 milijonų, kas šiuolaikiniai... Mažokai. Šiuolaikiniais standartais yra labai mažai. Labai, čia krislelis yra veiksmo filmai nufilmuoti. Žodžiu, istorija, kaip tas filmas pateko į kino ekranus, iš viso yra stebuklinga. Aš labai greit perbėgsiu. If you don't mind. Kiek čia laiko turim? Važiuojam, pok. Taip, bičas parašė scenarijų ir 19 metais susirado lokacijas, filmuoti Indijai, žinai, viskas ten jau suplanuota, persiverčia 20 metus. Jeigu supranti, link kur linkstu. Jo, jau aišku. Tai 20 metai, jau tik pasakyk 20, viskas aišku. Jo. Likus 2 savaitėm iki pradėjimo filmuot, žodžiu, gauna laišką, kad maždaug investuotojai nori nukilinti, žinai, projektą, nes, nu, tipo, šūdas gaunas. Per mažai šaibų nepadarys filmų ir taip toliau. Tas ten Devas, žinai, Patelis labai jau tenais. Tipo, skambino investuotojam ir maldavo, kad netimtų pinigų iš biudžeto, nu, iš šito filmo.
Kažkaip jis ten juos įtikino. Nu, jau tipo varom filmuoti, Indija, lokacijas paruoštos, žmonės paruošti, žinai, technika yra, Pyst uždaro, žinai, dėl pandemijos visas sienas, Indija nebeįsileidžia, viskas paruošta, žinai, ir nieko negali daryti. Nu ką, tada ieško ką daryti. Susiranda salą kažkokią Indonezijai, nuvaro tenais visas tymas 500 žmonių, užsidaro 9 mėnesiam, na ir filmuoja, žinai. Kadangi pandemija, nieko negali gauti. Vadinasi, pirmiausia, tai šaibų nebeturi, žinai, nes eina viskas iki galo, nebeturi pinigų. Iki tokio lygio, kad filmuojant tiesiog nebeturėjo pinigų ant stalų padėti lėkščių ir stiklinių, nu ir taurių, žinai, nes tiesiog nebuvo už ką nusipirkti. Tai hebra, kurie dirbo tiesiog iš savo kreditkių pirko, tiesiog žmonės random, žinai, net ne iš biudžeto filmo, o iš savo asmeninių fondų, žinai. Jie turėjo 4 stalus specialiai paruoštus ten laužimui ir viskas. Tai jie nufilmuoja sceną, sulaužo stalus, tada subėga, surenka visas medinės detalės, suklijuoja tos stalus atgal, uždeda staltis ant viršaus ir davai iš naujo, žinai. Tada viską filmavo uždarytam viešbutį. Nu, didžiąją dalį filmo uždarytam viešbutį nufilmavo, didžiąją dalį scenų. Kadangi ekstrų negalėjo atsisiųsti filmavimam, tai filmavosi visi siuvėjai, kostiumų, apšvietėjai, šitų mikrofonų laikytojai, čia visa ta initial komanda, kuri buvo, tai jie filmavosi irgi filme, nes tiesiog reikėjo pabaigti ir negalėjo nieko atsiskraidinti, nes uždarytos sienos. Ir galiausiai filmavimo metu susilaužė šonkaulius, attrūko šonkauliai, susilaužė kojos pirštus, rankos pirštus, ten dar kažką įsivarė, infekcija, akies, devas, patelis pats. Nu, žodžiu, tenais galiausiai pabaigė tą filmą. Šiaip ne taip, išmūčino. tą filmą išmūčino ir galiausiai pardavė Netflix'ui už 30 milijonų. Nu, kažkaip ten. Netflix'as pasiėmė tą filmą ir į stalčių įsidėjo ir jo neišleido. Tas filmas 3 metus kimarina Netflix'o kažkokioj tenais spintelėje, žinai, stalčiui užkištas. Kažkokiu būdu tą filmą greičiausiai pats Devas Patelis galbūt netyčia kažkada tai parodė tam pačiam Jordanui Peele'ui. Jam tas filmas patiko, jisai su savo kontaktais Universal susitiko ir jie nusprendė, kad vertas filmas yra theatrical release, nes jisai akivaizdų turėjo Netflix'e pasirodyti, tai, bet buvo nuspręsta, kad reikia teatrinį release daryti. Ir perpirko už 10 milijonų tą filmą kažkokiu būdu iš Netflix'o. Nu ir va, tas filmas galiausiai atkeliavo, žinai, po 4 metų. Tai noriu pasakyti, jisai nu, neaišku, tai, sakykime, biudžetas 10 milų, dar ten kažkiek išleido, nu, tai blablabla. Noriu pasakyti, kad jisai pasidarė iš Netflix'o 15 milų ir paskui dar nusipirko tą filmą, pardavė už tram, nusipirko už 10 ir dabar paleido į teatrus. Jo. Plečiai, koks geras biznis. Jo, bet tai kiek reikėjo praeiti. Ne, tai jo, aš, žinai, irgi norėjau sakyti. Ai, ir dar pamiršau dar vieną toks įdomų. Ir tarp kitko, čia yra paties Devo Patelio pasakojimai. Jisai Reddit'e ten tipo Ask Me Anything sesiją padarė su fanais ir klausė ir jis viską pasakoja. Tai dar be filmuojant lūžo kameros kranai, tai kadangi nesugebėjo susitvarkyti ir detalių negali gauti, nes nieks nevažiuoja, nejuda ir viskas sustoja, tai tiesiog ant virvių kameras tvirtino ir siubavo jas kameras, va tai va visaip ten po filmavimo vietas. Tai. Nu, čia toks, žinai, kur tipo labai debiliškai gaunasi, bet kartu ir nu, nekasdieniškas dalykas. Jo. Kai žinai kontekstą, nu, tu tiesiog va, tas ir traukia pasižiūrėti. Ir va, kai žinai šitą kontekstą ir istorija, nu, tipo, sako, o čia, žinai, žiauriai geras veiksmo filmas. Nu, ir aš, va, sakau, nu, blin, nu, reikia pasižiūrėti būtinai, žinai. Ir nuėjau, pasižiūrėjau, ir aš žiūriu, ir aš, nu, galvoju, nu, kaip nufilmuoti taip, su tokiom sąlygom. Mhm. Ir afigienas filmas. Nu, žiauriai geras filmas. Yra pizda, kaip gerai nufilmuotas. Taip. Jis biški lėtesnis, nes tenais gaunasi nu, tokia kaip origin story, žinai, tu turi sužinoti iš ko. Tai pirma pusė filmo yra toks bildinimas link to, kad tu sužinotum, kodėl tas personažas yra toks, koks jis yra. Čia jau Dune pirma dalis 3 valandas bildinai. O jo, ten 3 valandas bildinai. Tai pusė filmo pasibildinti, jo, tai ten 5 minučių jis yra biškai lėtesnis, jisai, aišku, eina per tą Indijos kultūrą ir pusę filmo ir tik hebra, tikrai nenurašykit dėl to, kad yra daug Indijos kultūros, nes jinai labai įdomi, tam filme pateikta labai įdomiai. Labai įtraukiančiai,
nėra tų kvailų indiškų šokių, tokių, žinai, kur tenais vidury filmo sustoja, kad reikia Bollywoodo padaryti. Ne, nėra. Ta prasme, ten yra tiesiog visiškai Indijos mitologija, eina per, iš principo per du dievus, tai yra Šiva ir Parvatė, tai yra pasaulio kūrėjas ir pasaulio naikintojas, žinai. Kūrėja ir naikintojas, taip sakėm. Du asmenys viename, žinai, ir jisai, tas pagrindinis personažas, iš esmės gaunasi kaip toks nekaltas, bet to pačiu ir naikintas, nes čia iš principo filmas yra keršto istorija, bet yra ir evoliucija personažo, nes jisai neatėjo kaip, nu, pavyzdžiui, kadangi lygina su Johnu Wicku, tai aš tiesiog lyginsiu irgi su tuo, tai atėjo buvęs samdomas žudikas, vienas kičiausių ir dabar grįžta iš pensijos ir tvatina visų, žinai. Ne, bičas atėjo, kuris dega keršto troškimu, bet jisai kaip ir kovoja, jisai mokosi tą, bet jis, nu, iš biški lopas, jisai nesugeba muštis su normaliais tie, kurie geba tą daryti. Ir paskui aš mačiau turbūt vieną geriausių training montažų, žinai, filmų istorijų, nu, vienas geresnių, žinai, topę, sakyčiau. Kaip jisai mokėsi kovoti ir tą darė, žinai, vėlgi perpinta per Indijos tradicijas ir kultūrą, ir net ir, sakyčiau, tokią meninę kultūrą, žinai. Ir galiausiai, kaip jau prieini, išlauki to veiksmo, to gero tokio veiksmo, žinai, kur ten visas choreografijos surepetuotas taip, kad, nu, idealiai tenais ir girditas per muštynės tiesiog nutyla, beveik muzika prityla ir tu girdi kaip peiliu per mėsą varo toks tik, 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 tik. Ir tu matai tik tai, kad ranka juda, va taip į koją, žinai, tik, 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 tik. Ir tai wow. Tai va, jau kai perėjai tą gerą veiksmą, tai jau ten jau buvo nice. Ir tu supranti, kad Devas Patelis taip persiplėšė, žinai, ten maikę, žinai, nu ten logiškai tas padarytas, žinai. Ir tu matai visas toks bičas toks lieknas, bet vien raumuo. Lean machine, žinai. Lean mean killing machine. Okay. Tai taip išbildino, taip, žiauriai geras filmas. Tikrai nepraleiskit progos nueit pažiūrėti, nes tai yra žiauriai vertas to. Tikrai iš šių metų, kiek mačiau filmų, nu, antras, gal trečias, bet turbūt antras pagal gerumą. Dūna tikrai neaplenkė, bet kaip veiksmo filmas, tai, nu, nuo pernai Johno Wicko daugiau nieko nebuvo. Okay. Tokio. Ta prasme, sakau, tik svarbiausia neišsigąsti Indijos kultūros, nes pas mus iš karto nurašo, žinai. Tai ne, reikia, ta prasme, užmerkit akį ir reikit vis tiek žiūrėti, nes čia vertas to veiksmo ir žiūrėjimo kine. Ir aišku, reikia pasuportint Hebra, kad daugiau, nes šiaip iš principo užbildinta, kad franšizė easy gali gauti. Bet aš manau, žinai, tie filmai nebus tokie, nes tu nebežinai iš to konteksto ir... Jo. Šitas, manau, bus labai pasisekęs vien dėl to. Vien dėl istorijos, tos back istorijos. Bet, nu, režisūrinis debutas žiauriai geras. Vaidyba, aišku, kaip visą laiką Devas Patelis maksis spaudžia iš savo personažų. Tai, nes tą, aišku, patvirtina ir Mumbajaus viešbutis, Liūtas, Lušnynų milijonierius ir taip toliau. Tai labai daug kokybiškų filmų jisai darė ir jis aktorius yra puikus. Lietuvoje tikrai labai myli šitą aktorių žmonės, galima įstikinti tuo lankomumu jo filmų. Tai aš tikiuosi, kad nepraleis vien dėl to, kad tai yra Indija. Tai tų lušnynų yra, bet reikia... Nu, neatsiejama dalis. Neatsiejama dalis, tai yra gyvenimo dalis, bet yra ir humoro tame. Ja. Ten, kai lakstas su paturbintų tuktukų, žinai, arba ten... Čia neįspolinsiu, nes tiesiog traileriai yra tas, tai... Žinai, kai veiksmo filmuose ten nori pabėgti iš kažkur, tai šoka per pastato langą. Klasika. Bėga, o čia nais langas, pabėgsiu, žinai, bėga, šoka į tą langą, pystą atsitrenkia ir nukrenta, žinai. Nes, tipo, nedūžta langai šiaip, nu. Okay, man tokia nejuokinga. Nu, bet tam kontekste, kai tu žiūri, tai juokinga buvo, žinai. Man čia toks, kur mano tėvai būtų juokinga. Ne. Nesakau, kad mano tėvo blogas humoro jausmas, bet čia tas, kur... Boomeriams. Bet čia jiems zaibys būtų, žinai, kur... Nedužo langas. Jo, tai va, tai... Ir to humoro yra ir palengvina jisai situaciją, bet šiaip veiksmo filmas tikrai kietas. Tai aš visai labai, net sakyčiau, laimingas buvau po jo. Taip. Good. Jo. Ir dabar opposite. Jo, ir dar ką matėm, abudu. Jo, šitą abu matėm, švakar kaip tik pasižiūrėjau. Vėlgi premjera yra filmas Femme,
Jisai neišverstas, tiesiog yra paliktas originalo pavadinimas. Femme, jeigu... Double M. Jo. Jeigu įdomu, tai filmas pasakojantis... Aš sakyčiau, toks labai rimtas filmas. N18 filmas pirmiausia, pasakysim. Taip. Drąsokas. Labai drąsus filmas. Gal vakarų Europai tai yra ne taip drąsu, bet rytų Europai paleis šitą filmą? Drąsiau. Žiūrėkit, kad ekranas būtų vietoj, žinai. Čia vėja netyčia koks bachuras ateis su mergina pasižiūrėti, žinai, tai gali blogai baigtis. Ja. Šiaip realiai filmas yra... Aš taip užbėgu, žinai, apibendrinimam visiems dalykam. Filmas yra labai geras. Filmas yra labai stiprus, jisai, bent jau man, aš nežinau, kaip tavo pasirodė, bet tiesiog nagrinėja tokius dalykus, kokių šiaip kine nenagrinėja. Jo, dėl to atsakau, kad tai yra drąsoka. Nu, nėra įprasta mums žiūrėti tokio formato filmą. Taip. Ir ta prasme, tai filmas apie du žmonės, iš principo. Nes tai, kas yra fone, kas yra aplink juos, net nelabai svarbu yra. Jo, tie realiai, tie side charakteriai, jie nublanksta neįneša beveik nieko. Ne. Nu, ten kažkiek biški yra, ten tos... Nu, čiučiut. Jo. Bet, nu, jie tokie kaip filleriai, žinai, bet apskritai jie nėra, kad labai žaidžia su tuo. Bet realiai visas filmas pastatytas ant dviejų žmonių, ant dviejų vyrų. Vienas iš jų yra... Drag queen. Drag queen, ar drago karalienė. Šiaip, nu, tipo, kaip čia, openly gay. Tai gėjus tiesiog gyvenantį savo gyvenimą, kuriantį savo personažą, ta drago karalienė Afroditė atrodo, ne? Ja. Ir gyvenantį savo gyvenimą, kai jis yra užpuolamas gatvėj, nesvarbu ten kontekstas, bet žodžiu, jį užpuola ir jisai po to laiko... Praranda savo tą charakterį. Jo, praranda charakterį, praranda save. Jo, sėdė namie, gamina. Praktiškai kaip mes. Tai norėjau sakyti, realiai buvo aš, o kas patys savo gyvenimo kažkas blogai? Ne. Tai va, bet grįžtant prie filmo ir yra kitas personažas yra užsislapstinis gėjus, kuris akivaizdžiai tai yra asmuo, kuris nekenčia savęs, nekenčia savęs dėl to, koks jisai yra, ir nekenčia tų visų, kurie yra ir gali jaustis laisvai dėl to. Ir tu filmo metu, kai žiūri, matai tą metamorfozę, žinai. Iš žmogaus užsidepresavusio, kuris tampa savim pasitikinčiu, ir iš to, kuris savim pasitiki ir nekenčia visų, kuris tampa jautriu, turbūt submissive. Jo. Realiai. Taip. Tas pokytis turbūt labiausiai hitina, žinai, jau ten... Jo, čia toks gaunasi, žinai, kai susipina, va taip eina, žinai, kaip DNR eina, žinai, ir taip prasilenkia, hebra, visiškai į skirtingas pusės, žinai. Vienas iš aukštumos į žemumą, kitas iš žemumos į aukštumą. Ir toksai, ir esmė, kad jie tarpusavį susiję ir dėl vienas kito jie taip apsivertė. Jo, ir du absoliučiai... Labai toks įdomus sąryšis gaunasi. Skirtingi poliai jo buvo. Jo, skirtingi poliai, skirtingi pasauliai. Ir tai va susiklešino ir kažkokiu momentu pralūžo, žinai, ir man tas žmogaus evoliucija per filmą, ir šiaip jau nėra ilgas, valandą kiam, man atrodo. Man dėl to labai patiko. Jo. Aš jau truputėlį esu pavargęs nuo filmų, kurie trunka mažiausiai 2 valandas kiam. Tikrai ne visiems reikia tokio ilgio, bet valanda kiam yra... Pats tas. Bet per tą valandą kiam vadinasi tikrai labai talentingi kūrėjai. Beje, jie yra ir su... Jie abudu, čia yra pirmas jų 2 režisieriai ir tai yra pirmas jų debiutinis ilgo metro filmas. Pirmas jų filmas buvo trumpo metro, to pačiu pavadinimu. Jo, norėjau sakyti, čia man atrodo ir yra jisai iš trumpo metro. Jo. Ir filmas apie, nu, ką čia nais vartytis, tai yra apie homoseksualius santykius tuo pačiu ir to homoseksualumo filme yra daug. Jo, man gal buvo, ne tai kad problema pirma, bet aš žinau, kur aš einu. Jo. Bet aš galbūt nebuvau pasiruošęs tiek matyti homoseksualus, žinai, pornografijos. Gal tiek. Nu, ten buvo, jo. Jo, buvo nemažai. Aš, žinai, galvojau, bus to, bet labiau viskas vysis, nes aš, žinai, pasiskaičiau, nu, tipo, kaip pasižiūrėjau trailerį, kas realiai nieko nepasako traileris. Kas yra žiauriai nice. Ir pasiskaičiau, kad tiesiog yra intense revenge drama. Tiesiog, bet tas, žinai, ir toks, okei. Tai realiai visą filmą bandys atkeršyti. Tarp kitko, vėlgi keršto istorija. Monkey Manas yra keršto istorija, Femme yra keršto istorija. Skirtingos,
idėjos skirtingos, labai skirtingos. Labai skirtingos, bet vėlgi du keršto filmai ir tas šiaip jau visai yra įdomu, bet su Fem tai šiaip nusiteikėt atvirumų daug dalykų. Ta prasme, galiu iškart pasakyti, taip, lytinių organų nerodo niekur. Ne. Tai dėl to galima būti ramiu, bet tam tikrų pakankamai atvirų vaizdų tikrai yra daug. Tai, bet tai neturėtų atbaidyti nuo filmo, nes iš tikrųjų jis yra labai stiprus ir tas, ten jo, galbūt, žinai, galėjo tas, aš nežinau, čia aš labai norisi tvarkingai pasakyti, kad nesusifeilint, žinai, bet iš esmės, sakė, nenuskambėtų taip, kaip nenorėčiau pasakyti. Mes tiesiog turim dabar labai jautrį visuomenę ir baisu yra, kad nuskambės ne taip, kaip turi nuskambėti. Jo, bet nieko blogo neturim galvoj, tiesiog filmas, gerai, yra, aš į filmą ėjau tikėdamasis, kad tam tikrų, sakykime, kadangi dar tai yra 18, žinai, sekso scenų bus, aš tam buvau nusiteikęs, bet kad filmo metu rodys dar be to filme esančių personažų darė tam tikros, atseit pornografijos, tai nesitikėjau. Tai man tas toks, žinai, papildymas dar to ir šiaip jau pakankamai atviro dalyko. DLC. Grinai DLC. Tai, ta prasme, manęs neužtrigerino, aš tą filmą peržiūrėjau, viskas buvo su juo gerai. Bet akivaizdu, kad tikrai ne kiekvienam žiūrovui šitas filmas. Tikrai ne kiekvienam. Labai open mind turi būti, bet kad filmas labai geras, tai čia yra vienareikšmiškai. Ir mes beje prieš filmą turėjom Drago renginį ir buvo žiauriai faini žmonės atėję, 2 drag karalienės. Aš pasakysiu, man dzin. Tai sakyk, drąsiai. Luka Moka buvo ir Edma, man atrodo, šitas karalienės, jos turi ir podcastą savo. Šiaip pasirodymus, kai kalė, mes visi tokie užsibūstinė, žinai, gera nuotaika, viskas fainai, smagu, žinai, visi pozityvę ir tada atėjo tas filmas ir tave žinai, atvanojo, žinai, per galvą. Jo. Tai, toks labai didelis kontrastas, bet šiaip labai susijęs dalykas ir šiaip. Faina kultūra, žinai, ta jų ta draginė, bet pats filmas tikrai ne apie dragą, tai yra tiesiog apie žmonių santykius, apie žmonių tobulėjimą, evoliuciją ir tai šiaip galim realiai plotą ir paspoilinti, užmesim spoilerius, žmonės, kas norės, manau, tą mūsų analizę galės pasiklausyti, žinai, po filmą. Tai realiai pabaiga, blemba, aš tikėjausi, kad jį pripjaus, blėt. Aš nesitikėjau. Tapise, kaip? Vat kas man labai patiko dar su šiuo... Ne Jules pripjaus, o Prestoną. Jo, bet aš tiesiog galvojau, negalvojau, man taip, net sunku surekt sakinį dabar, mane taip išsunkė tas filmas, nes jisai visas yra ant įtampos. Įtampa, jo, žiauriai įtampa. Blet, aš sėdėjau ir, supranti, visą laiką laukiu, kada kažkas hujovo nutiks, kada kuris ką pripjaus, pridaužys, dar kažką padarys. Ir tu, žinai, sėdi ir galvo, o dabar tai, čia pizdavim dabar bus. Ir taip, ne, okei. Tai dabar čia bus pizda. Ne, okei. Ir tu iki pat pabaigos, žinai, lauki, kada kažkas, ar vienas kitą, ar ar Prestonas Jules, ar Jules Prestoną, ar kas ten bus, blėt, ir vis tiek iki pat pabaigos tempia, ir pabaigoj vis tiek, blėt, ne. Jo. Apsikabina tą, blėt, džempą ir galvoja, fucking Stokholmo sindromus sergi visiškai jau. Blemba, žinai, aš manau, čia tas yra, kai, žinai, kaip sako, kad panas mėgsta blogiukus, kad kuo blogiau elgiasi, tai tuo labiau myli, žinai. Tai čia toks irgi gavosi, kad tas Jules labai buvo submissive visą laiką ir su juo tikrai elgėsi, kaip su šiukšlėm. Prasme, kur seniai tave padarė miške ir paliko, tiesiog išvažiavo su mašina ir tu jam parašai, davas pan. Buvo, jo. Rimtai, tipo, realiai ta prasme su tavim kaip su šiukšlė elgėsi. Tai va čia tas ir yra, žinai, ta trauka, bet esmė, kad pačioj pabaigoj, ne tai, kad man gaila buvo, bet toks, kur tu matai, kad ir Prestonas jau jis atnešė megztinį, žinai, jis atėjo į gimtadienį. Tu matai, kad jis iš tiesų įsimylėjo tą Jules, žinai, ir jam ne tai, kad tas intimumas galbūt, o gal tiesiog tas žmogus jau pradėjo patikti. Ir jis jau pats pradėjo
atsivers, žinai, ir gal jis būtų išėjęs iš to dylinimo, žinai, gal būtų kažkas sumastęs, žinai, tiesiog būtų su juo. Bet ir čia ir Jules, žinai, susipainiojo, nes jisai visą laiką buvo su juo tam, kad atkeršyt, žinai, jisai ten galvoja, kaip ten nufilmuot, žinai, tą video su juo, kaip ten paviešinti ir panašiai, pažeminti ten jį arba pripjaut, žinai, visokių ten tų buvo minčių. Ir pačiam galiai jis jau toks sėdi, fuck, aš jau pats galbūt jį myliu ir aš nebenoriu to daryti, žinai. Nu ir va tam pačiam galiai ir visas tas susieina kažkokia, šyza visiška. Visiška šyza ir ten atsisėdi visas krūvinas, žinai. Jo. Ir laiko tą jau legit džempą. Ir va čia tas toksai įrodymas, žinai, nu, kad vis dėlto Prestonui tam nurūpi, žinai. Ir jam rūpi, ir abiem jiem rūpi vienas kitas jau. Ir tokie, jie tapse vienas kitą papildė, realiai, va toks, realiai tai ten kaip ir tokia labai, labai toksik, bet meilės istorija. Šiauriai toksik, eik, mačiau, ta prasme. Aš negalėčiau, per kurią vietą. Žiauru. Mano, žinai, šiaip santykių suvokimui, tai čia yra toks atvirkščias dalykas, kaip taip elgiasi žmonės ir kaip tas žmogus, su kuriuo taip negražiai elgiasi, jisai dar labiau į tai įsitraukia, man tiesiog nesuprantama, žinai, kur. Bet tada, žinai, iš ko atsiranda tas muštai myl, žinai. Nu jo, realiai, bet apie kažką dar neužai. Šiaip apie Prestoną, plemba, kaip gerai padarytas charakteris. Aš, žinai, kur, mes su draugu buvom, žinai, pasižiūrėt ir aš, žinai, žiūrėjau ir mes išėjom, žinai, šnekam, bet aš jį per ekraną žiūriu, aš jo bijau, jis toks pitbulis, žinai, kur. Pitbulis ir neonacis, toks atrodo. Jo, kur tu bijai jam žodį, žinai, atrodo, pasakysiu žodį, suplėšys vietoj, tiesiog. Žiauriai gerai padarytas charakteris ir tas twistas, kad jis, žinai, tas slaptas gėjus, toks, bet tas tokia yra, žinai. Ir čia, žinai, čia dalinai patvirtina dar vieną dalyką šitas filmas. Tai yra fikcija, bet kuriuo atveju, bet žinai, tam tikri dalykai ateina iš gyvenimo. Tai kuo labiau kažkas rėkia, kad pydaras, tuo labiau jis toks yra. Tuo labiau jis tas yra. Ir žinai, tu arba bent jau ta neapykanta iš kažkur turi ateiti. Ir aš nesijaučiu, pavyzdžiui, asmeniškai, kad man kažkokią grėsmę keltų homoseksualų žmonės dėl savo gyvenimo esybės ir tai, ką jie daro. Man visiškai vienodai. Tiesą sakant, aš jų net nematau. Aš nematau ir man, ta prasme, aš juos pamatau per Praido tuos ir man jų tūsai, viskas yra cool, man yra fainai, daug spalvų, daug džiaugsmo, žinai. Net visai kita emocija. Aš, žinai, gal aišku, Praido metu ten tu kitaip negali būti su bloga emocija, žinai, bet man atrodo, kad jie tiesiog kartais atrodo, kad jie laimingesni žmonės yra. Nes, taip. Net ir filmuose, žinai, vaizduoja jos kaip, tokius emocingus ir tokie, jie švyti, žinai, atrodo, aišku, visi turi ups and downs, žinai, normalu, bet jie susideda vaizduoja kaip švytinčių žmonės ir jie tokie, jeigu būtų mūsų laisvesnė visuomenė, manau, jie būtų laimingesni žmonės, negu mes esam šiaip. Jo. Tai ta neapykanta iš kažkur ateina. Ir šitas filmas, pavyzdžiui, parodo, kad Prestonas, atsiprašau, sukilo. Prestonas nekenčia savęs. Dėl to, kad yra gėjus ir nekenčia tų, kurie laisvai, aš jau kartojuosi, bet ta prasme, kad jie pripažino ir pasauliui rodo, kad jie yra gėjai, kad jie yra laisvi nuo savo kančios ir dėl to jisai yra toks žoskas, ta prasme, jisai prie draugelį ten visoks kietas, ką tu čia, žinai, jis visoks, nors norėtų turbūt, tipo, pasantykiaut. Sakykim, bet nesvarbu, bet čia ne tame esmė. Esmė yra, kad filmas transliuoja daug žinučių. Kiekvienas tą savo žinutę pasims tikrai pagal save, bet kad jį verta pasižiūrėti ir apsišviesti. Jeigu jūs esat šiek tiek liberalesnis žmogus, tai aš tikrai rekomenduoju pasižiūrėti ir... Kažką netokio standartiško. Jo, ta prasme, taip, tai yra dviejų vyrų meilės istorija, žoska istorija, bet, ta prasme, jeigu jums patiko švelnesni pasakojimai, kaip Kuprotas kalnas, ar Call Me By Your Name, kažkas tokio, žinai, iš tos istorijos, iš tos pusės, iš LGBT istorijų. Tai šitą tikrai reiktų pasižiūrėti. Nes čia yra tokia biškiai labiau kita spektro pusė, žinai. Apie tos pačius žmonės, tik tai visai iš kitos. Tai čia, žinai, kaip ir dramose, arba laiminga meilė, arba nelaiminga. Tai čia tokia
Nepasakyčiau, kad labai laiminga. Nelabai laiminga gal. Ir tiesiog aktorius, tas George'as Makėjus, kuris Prestoną vaidino. Jules aktorius irgi žiauriai geras. Ta prasme, jisai labai labai gerai vaidino, bet fucking Makėjus, aš jį iš labai seniai žinau jau, pakankamai seniai. Tokį gerą psichą suvaidino, kad... Bet čia tu turi tikrai... Aš jau sakiau, pradėsiu paieškoti trumpo metro, nes man įdomu, iš ko gimė, žinai, tas filmas. Bet šitas Makėjus, jisai 19-17 vaidino ir daugiau ten tų filmų, žinai. Jis šiaip puikus aktorius yra. Ai, palauk, jo. Jo, pagrindinė. Jis net ant posterio buvo. Taip. Aš žinai, kada suvedi veidą su... Aha. Ok. Ir bičas, ta prasme, jis... Wow, koks marozas. Net ne marozas, jis visiškas nacis toksai, žinai, tik tai, kad, ne nacis, bet toks, kur tikrai bijočiau sutigati. Jo, ir šiaip, Jules irgi pastebėjau, žinai, kur jis irgi turi du veidus, toks, kur aš suprantu, kaip ir mes, žinai, visi, ta prasme, tu visur elgiesi skirtingai ir jis irgi taip pat, žinai, kur šiaip jis pats yra toksai, žinai, bet... kai reikėjo jam išeiti iš to kambario, žinai, kai tu matai, kai jis persi, what up, dogs, toks, žinai, kur atrodo net, neįtartum, žinai, po vizą pasikeitė, žinai, stovėsena, bendravimas. Bet va tas yra problema, kad jie turi išmokti maskuotis, nes mūsų visuomenė jiem dar yra pavojinga ir aš norėčiau, kad... Rytų Europai ypač. For fact. Tai mes... Jo, bet žodžiu, tai nėra saugu visai. Net ne Rytų Europoje, visur, tas pats Londone, ten turbūt lygiai taip pat, žinai. Ne, tai tu visur, tikrai visur rasi tų marozų, kurie nemoka apeit ir kuriem reikia prisikabinti, žinai. Žinai, aš manau, žinai, tiesiog kelios grupės žmonių. Tie, kurie pamato ir prisipisa, tie, kurie pamato, jiem nepatinka, bet jie nieko nesako. Tie, kurie pamato ir jiem visiškai vienodai. Ir tie, kurie pamato, dar ateina ir apsikabina, žinai. Tiesiog, žinai, tai yra vis tiek ta dalis, kurie, prisipis, žinai, pasakys kažką, užkabins. Mane labiausiai sužavėjęs dalykas iš to renginio, kurį mes turėjom, kai mes tas 2 drag karalienės atsivedėm į kino teatrą ir ėjo pro šalį mama su dukra, man atrodo, jei neklystu. Ir aišku, ten mergaitė, jinai nesupranta, žinai, kas čia yra, žinai, ryškus makiažas, žinai, ten kostiumas, viskas, žinai. Ten kažką tai pasakė ir mama, žinai, atsiklaupė ir sako, žiūrėk, čia tas ir paaiškina, žinai, kad, čia tas ir anas yra, žinai, ten mergaitė 10 metų gal, jinai nelabai dar suvokia dalykų, žinai, gyvenime. Aš manau, kad 10 metų jau gali pakankamai neblogai paaiškinti vaikui, kad... Tai va, bet mama, ar pasilenkė, ar priklaupė, nežinau, bet paaiškino ir tam pabendravo jie tenai, žinai, ir ta mergaitė sako, labai gražiai atrodo, žinai, ir jie tenais, ačiū, žinai, ačiū. Tai, žinai, auklėjimo reikalas yra, arba tu apseimi ir tu savo vaikui paaiškini, kad žiūrėk, yra pasaulyje ir taip. Kad yra taip, kad vyrai rengiasi moterim, nes jie taip jaučiasi, ir tai jiem yra normalu, ir mums turėtų būti normalu, arba tu nieko nesakai, ir ateina vaikas iš kitos šeimos ir sako, bet būna tokių žmonių, kurie būna vyrais, rengiasi moterim ir jie nesveiki yra. Ir tada toks, žinai, ateina, taip, nes man nieko nesakė, tai šitas sako taip, tai tikriausiai taip yra. Ir tada gaunasi, žinai, ir tas ratas plečiasi. Tai jeigu kuo anksčiau, manau, pasakysit savo vaikam ir paaiškinsit, kad, visai būna... Greit dings tą problemą. Ir tiesiog tas vaikas visai kitaip priims. Tai aš manau, čia tiesiog auklėjimo išių yra ir kaip su taim nešneka ir nebendrauja, tai taip pat ir gaunasi. Tai va, stiprus filmas, pasižiūrėkit, neilgas, tai daug neužtruksit. Bet manau, tikrai... Ilgai traumuotis nereikia. Jo. Ne, žinai. Ne, šiaip iš principo. Mes, žinai, vis tiek įpratę kitokį tą seksualinį pasaulį matyti. Taip. Tai man... Žinai, sakau, nebuvo labai nejauku, bet man tiesiog tas, ne tai, kad sakau, bijau prisišnekėti, kad netaip nuskambės, žinai, bet... Mes jau, man atrodo, pakankamai pasakėm, kad mes nesam homofobai. Jo, žinai, bet man tiesiog, žinai, tie 2 maskulin kūnai, man labai sunku žiūrėti, kai vienas yra submissive ir jis yra ripped, žinai, kur. Ir ypač Jules, jo figūra tikrai žiauriai gera, ta prasme, platus pečiai, galingi, žinai, galingi pečiai.
chest line'as, ta prasme, jis toks, tikrai, žinai. Tvirtai sudėtas vyras. Tvirtai sudėtas. Ir matyt, kad jis toks, žinai, labai submissive, tiesiog, labai sunkus smegenis apkeisti, žinai. Taip pat šita vieta buvo gal sunkesnė, o šiaip, tipo, blėt, ir kaip yra. Toliau. Aš labai daug nemačiau, tai... Varik. Žiūrėjom, buvau nematęs, žiūrėjom su Eidvilė Pretty Woman. Mačiau Letterboxd'e, kad pasižymėjai. Jo, ir galiu pasakyti, plemba, kokia graži istorija. Julia Roberts. Blet, kokia graži. Ai, čia žinok, skonio reikalas, man tai ne. Plemba, gerai, su tuo peruku, tai jinai kaip kokia, nežinau, paškūstva. Bet kai ją padarė ponia, plemba, labai graži moteris. Aišku, jau dabar biškai pasenus. Gal dabar jau, žinai. Bet savo metais buvo man labai graži. Bet pati istorija, vėl tą patį turim, 2 skirtingi pasauliai. Visiškai be etikos normų, be etiketo laisvo elgesio moteris ir inteligentas su didžiausiu etiketu, didžiausio elgesio normom, ten viso kitų socialinių bendravimų vyras, žinai. Visiškai 2 skirtingi pasauliai susijungi vieną. Ir, čia ir gimsta geri filmai, kai tu sujungi 2 tokius skirtingus žmonės ir tu matai, kaip viens jie iš kito mokosi. Ir, blemba, tikrai senas filmas, bet Netflixą pasijungiau, nepasakyčiau, kad senas. Tai gal restaurinta kokybė. Labai stipriai restaurinta, labai stipriai, nes tikrai, tu matai, kad, bet kokia atveju tu matai, kad biškis senesis filmas, bet nebuvo bjauru žiūrėti, tikrai buvo labai malonu žiūrėti. Tai va, kur aš čia pabėgo mano mintis? Net ir tas pats humoras, žinai, jis senas, žinai, mes dabar visai prie kitokių humoro standartų. Bet aš tikrai labai nuoširdžiai pasijuokiau iš tų bairių ir tas, jau nebeatsimenu vardų, bet, žodžiu, Julios Roberts ir to hotelio menedžerio tokia labai gražiai irgi meilė, pasakyčiau, žinai, ir šiaip pagarba vienas kitam ir labai irgi šitoje vietoje gražus toks lainas tarp jų ir žinai, sunku šnekėti, aš senokai žiūrėjau, žinai, prieš savaitę, bet labai džiaugiausi pasižiūrėjęs, visi, žinai, gerai vertino jį ir aš tikrai irgi neblogai vertinau, man atrodo, 4 žvaigždės daviau. Tikrai vertas tų, kiek čia gaunas? 8. Gal net ir 9 duočiau iš tiesų. Ir ta pabaiga tokia maloni, miela, atvažiavo pas ją, žinai, vis dėlto suprato. Aišku, ten irgi santykiai tokie įdomus, sakykim, bet aš tikėjausi, kad tu, blėt, įsiterpsi, jis sėdė tyli. Man sunku išnekėti, bet matai, man sunku. Gražus filmas, taip. Aš asmeniškai niekada nemėgau Julios Roberts. Dėl ko? Dėl vaidybos ar dėl veido? Dėl veido. Dėl veido. Čia ne offense, tiesiog nelimpa, žinai. Nelimpa. Man kai sakydavo, kas ten, Monos Lizos šypsena, ne, jinai vaidina irgi. Ir tipo ten jos gražiausia Hollywoodo šypsena, blėt, kaip varlė, sorry. Man nepatiko ir aš negalėdavau perlipti to, žinai. Vienintelis filmas, atvirai pasakysiu, turbūt pats klišiškiausias filmas, po kurio man pradėjau galėti žiūrėti filmus su Julia Roberts, tai yra Eat, Pray, Love. Nesu matęs. Jo, ten... Eilinė drama jaučiu. Nėra eilinė drama. Okay. Ten tiesiog moterį užpica, jinai išvaro į pasaulį keliauti. Čia taip grubiai, žinai. Okay. Valgyk, melskis ir mylėk yra filmas pagal romaną sukurtas, romanas beprotiškai populiarus, iš to tada atsirado visi ten namų dekoro elementai kaip Live, Laugh, Love. Oh, fucking hell. Ir visa kita. Tai, bet tas filmas man patiko. Bet, tas graži moteris, tai, jis toks kitoks filmas buvo, sakykime, nes Julia Roberts tuo metu labai daug įvairiausių filmų ir Pabėgus nuotaka ir visokiose kitokiose vaidino ir jinai ten vienu metu labai kaip būmino, tai buvo ta graži moteris. Bet tas filmas jis toks nuoširdesnis buvo, toks tikrai nuoširdus pasakojimas bet aš jį labai seniai mačiau. Labai seniai. Aš jį palyginus neseniai. Tu prieš savaitę, aš prieš kokius 10 metų, žinai, tai... Matai, bet žinai, aš buvau, žinai, nematęs. Aš kažkada mamai atsimenu,
O, fuck, prisipažinsiu, kad piratinau filmą. Kažkada mamai siunčiau šitą filmą, tai... Arnai, atsiūs man tą filmą, žinai, ten, kur moteris prostitutė buvo ir jinai susidėjo su tokiu turtingu vyru. Ble, fuck, mama, aš nežinau tokių filmų, žinai. Tai tiesiog taip ir suvedžiu, žinai. Į Google, išsiaiškinau, kas per filmas, įrašiau, nes pasirodė jinai mačius ne kartą ir norėjau pasižiūrėti. Ir nuo to laiko žinau, kad reikia pasižiūrėti, bet taip ir nepažiūrėjau. Ir dabar pažiūrėjau ir labai džiaugiuosi, ir labai malonu, ir graži meilės istorija. Biški toksik vietom, bet kartu ir ne. Ir, žodžiu. Pasižiūrėkit, kas nematė irgi. Dar kažką matė? Žiūrėjau Bendžiaus tobulą mečą. Oi. Palauk, stop. Tu neįsivaizduoji, kas ten, blėt, per kontentas. Išmesk farus, išmesk tave pagalbą, išmesk 24 valandas. Va čia yra highest tier, S+ kontentas. Tu neįsivaizduoji. Mano kolegos, mano mylimi kolegos, žiūri šitą šūdą ir ten irgi ten apkalbinėja ir žengia, kad, nu, tipo. Ir aš galvoju, kaip? Tiesiog reikia įsijungti ir pasižiūrėti. Nu. Aš pirmą įsijungiau ant bairio, bet užkabino kaip serialas, galiu pasakyti. Žinai, kur, nes irgi baigėsi tokia vietoj, kur, sakykime, ateina naujas žmogus. Ir fuck, įdomu, kas čia bus. Arba baigėsi tokia vietoj, kur ir kas dabar laukia mūsų vakare. Nes ten hebra taip duodasi, kad, blėt, aš nežinau, aš nesuprantu, kaip jūs suvokėt, kad jūs žiūri ten. Nežinau, kiek tokius projektus žiūri žmonių, ten 100 000, 200 000, neįsivaizduoju. Jūs filmuoja, blėt, ir jūs taip, ta prasme, geria, kaip paskutiniai latrai, duodasi per visus kambarius, dviese ten vienoj lovoj, ta prasme, kosmosas. Kaip jūs taip iš visų galite elgtis prieš kameras ir prieš visus žmonės ir prieš visą Lietuvą? Man nuo to tik geriau, aš pažvengiu, man zaibys. Bendžiui irgi matau labai gerai eina šitas kontentas visas, tai džiaugiuosi. Nu tai va, visi laimi. Tai va tokį dar. Jau į pabaigą, man atrodo, dabar žiūrėsim gal 5 ar 6. Mačiau 6 su Katleriu, tai irgi, manau, bus fun. Matau, nesusižavėjai visiškai. Nu pasižiūrėk, žinai, čia kaip tas, koks ten yra, Love is Blind. Nu pasižiūrėk, reikia, žinai, vieną, nes aš, pavyzdžiui, tu man papasakai, toks, jaučiu pasižiūrėčiau, užkabina, nori, žinai, vis tiek. Tai va. Aš žinok, man į užsieniečių žiūrėti kažkaip mažiau krinžas negu į vietinius. Tai kaip tik į lietuvius, žinai, kur pasižiūri, kad tu nelochas, žinai, ir tiek. Okay. Tai va. Gal per trukėlę. Dar aš prie žiūrėtų dalykų. Ar tu žiūrėjai kažką, come on. Nu, davai. Bet dar nepasižymėjau, ne. Tu gal pusę etato dirbi, ja. Ne. Nuo ateinančio savaitgalio rodysim filmą Pilietinis karas, Civil War. Okay. Alekso Garlando filmas apie pilietinį karą Amerikoje. Šiaip atvirai pasakius, pasižiūrėjus trailerį, galvoju, jau labai arti to, žinai, Amerika gyvena apskritai. Apskritai visas pasaulis ant tokių... Jo, visiškai ant adatų, ant ribų, ant peilių ašmenų, ant visko, ko tik tai nori. Tiesiog koja prie raudonos linijos. Bet ten jau viskas jau vyksta, žinai, Amerika susiskaldžios ir taip toliau. Ir žodžiu, visas siužetas sukasi apie... karo žurnalistus, turbūt taip galim sakyti. Ir jie važiuoja, fiksuoja dalykus ir jų tikslas yra nuvažiuoti į Vašingtoną, paimti interviu iš prezidento. Prezidentą vaidina Nikas Offermanas, nežinau tau ką sako, bet, tipo, iš Parks and Recreation tam buvo, nesvarbu, žodžiu, Nikas Offermanas. Reikia veido, su pavardė sunku. O šita pagrindinė aktorė yra Kirsten Dunst, Mary Jane iš Spider-Man'o. O, va tai va turim štikė. Va, dabar mes šnekam, nu. Tai man niekad jinai nepatiko kaip aktorė. Aš ta prasme, matęs daug filmų su ją, tikrai, tie patys Spider-Manai, tas pats Melancholija ir berods daugiau yra, dabar nepasakysiu. Aš norėčiau dabar pamatyti, kaip jinai atrodo. Jin pasenus. Nu, tai turėjau. Spider-Manas pirmas buvo kelintų ten 2 pirmų. Gau 9 kažkelintų galo. Okay. O gal? Gal ir 2 pirmų. Nu, anyway, apie 2000-uosius. Tai jau pasenus, bet man atrodo, jinai net nepasenus, jinai subrendo. Žinai, kaip tokia subrandinta aktorė pasidarė. Ir aš šitą filmą žiūriu ir galvoju, bleva, dabar jinai vaidina gerai. Ir šitam filme, wow, buvo.
ta prasme, jos personažas buvo something. Ir buvo viena labai užpisanti mergaitė, jauna moteris, sakykim, tai, bet toks, žinai, va tu. Ką aš? Viską žinantis, žinai. Ne, aš juokauju, bet, tipo, jaunas žmogus, kuris įsivaizduoja, kad viską geriau žino negu, žinai, tie. Aš toks nesu. Tu ne, bet... Aš tikiuosi, bet tu tai pasakai dabar man. Ne, baisu pasidarė, blėt. Gerai. Šitą tai žodžiu, tai ten... Jo, aš žinau geriau, žinai, neik tenais, pocha, aš žinau, aš einu, žinai, va, tai, blėt, tipo, nušaus. Kažkas tokio, žinai. Aš kai taip daro žmonės, tai ir, blėt, ir nušaus. Jo. Ir pizdu, ir geriau man bus, nereiks šiaip. Bus ramu, žinai. Jo, bus ramu, nes pats durna, tai, blėt. Tai, bet šiaip filmas toks biški šizovinis, žinai, vietom yra, aš dabar neatsimenu tiksliai, bet man atrodo, Jesse Pinkett, Plymouth, kažkas tokio yra dabar aktorius, kuris, man atrodo, vos net ten su nusivylusiam namų šeimininkėm ten vaidino ir paskui jis išaugo ir dabar dažnai psichopatą vaidina. Tokį visiškai. Ir čia irgi vaidina tokį psichopatą. Jis į trailerį yra su tokiais rožiniais sakiniais, bet karinė uniforma ir maždaug ten prie lavonų duobė, žinai, stovi. Tipo, kas jam nepatiko, karočią iššaudė, žinai, miestelį. Zaibis. Tai tas filmas yra toks šiaip stiprus. Alexas Garlandas Annihilation darė ir man atrodo kažkokį dar vieną filmą. Jis geras režisierius ir tikrai ir scenaristas neblogas ir šitas filmas gavosi toks labai kokybiškas. Toks kaip ir karinis filmas, bet tuo pačiu ir ne. Žinai, jis labiau toks per karą dokumentuojančių žurnalistų prizmę, žinai, nes jie teoriškai turėtų būti neliečiami. Tai yra, karo taisyklėse, žinai, kad žiniasklaida ir medikai yra neliečiami. Jo, nėra taisyklių karėse. Ir ten yra, taip labai, žinai, į tam tikras įdomias situacijas, kur ten visiškai laukiniai vakarai vėl pasidarė, žinai, ir yra vakarų pajėgos, dar kažkokios pajėgos, žodžiu, ten jie visiškai, ir, žodžiu, Kapitolijus kapituliuoja. Tipo, pasiduoda visus vyriausybinės pajėgos ir tada jau tas, tie jau ten raunasi ant visų ten tų baltųjų rūmų ir, žodžiu, bando paimti. Tai stiprus filmas, vėlgi rekomenduočiau irgi nueiti, nes tikrai vertas dėmesio. Aš šito tai per daug nespoilinsiu, nes jis daro. Aš šiaip mėgstu karinius dokumentinius, tai man... Jo, šitas tikrai gali eiti, nes tikrai bus tikrai vertas dėmesio filmas. Tikrai labai geras. Toks nėra labai stipri drama, bet tiesiog pasižiūrėti, paanalizuoti, žinai, kiek trūksta iki tokio įvykių, žinai, ir ką veikti. Sabys. Tai va, pertraukėlė. Sveiki sugrįžę. Ne. O šiandien norėjom pakalbėti apie europinį kiną. Apie šiek tiek, kadangi vis tiek didžiąją dalį laiko pakalbėjom apie tai, ką matėm, bet daug gerų filmų matėm, tai visai neblogai, man atrodo, bet buvo apie ką pašnekėti. Bet tuo pačiu reikia nepamiršti, kad be holivudinio kino dar turim ir Europoje labai daug kino. Ir Europa, aišku, neapsiriboja ten kokia, nežinau, Vokietija, Italija ar something. Tai tiesiog net ir iš Didžiojo salyno, tai yra iš Jungtinės karalystės, tai irgi europinis kinas. Tai tas pats FEM. Tas pats FEM yra, kuris realiai gavosi šio mūsų podcast'o teminis dalykas. Jo. Jis irgi yra britų ir tikrai puikus darbas, bet be to yra ir kitų. Ir kūrėjų, ir va. Tai kas tau iš Europos kūrėjų labiausiai? Šiaip, žinai, aš permečiau tos šiaip europinius filmus ir aš supratau, kad aš nesu Max fanas šito viso reikalo. Ne dėl to, kad man nepatinka, bet palyginus, kiek aš esu matęs filmų europinių. Jie gal, sakykim, nėra taip įvertinti kaip holivudiniai filmai, pirmiausiai dėl mažesnio biudžeto ir ne anglų kalbos, tai imant dažniausiai, tai neimant Britanijos, tai dažniausiai būna italų, vokiečių arba prancūzų, arba ispanų. Tai, ir lietuvių, aišku, skaitosi, bet tai galbūt tas yra problema, kadangi tu turi žiūrėti arba skaityti subtitrus, arba žiūrėti su vertimu, kuris man labai erzina, kai nesutampa lūpos su... Bet Netflix'as, žinai, irgi turi užgarsinę viršaus. Ir man toks lemba kaip sunku. Aš geriau tada titrus tiesiog skaitau. Jo, aš tiesiog irgi skaitau. Nes tada ta emocija visai kitokia, žinai, būna, nes tu nenori, kad tu ir pasamdysi, žinai, tos aktorius, kurie užgarsins ant viršaus.
bet tu vis tiek neištransliuosi tos emocijos, kuri, vat, yra pasakoma ta kalba tuo metu, žinai, taip. Tai va, tai gal, sakykime, biškai nuvertinti tie filmai yra ir jie dažniausiai buvo mažesnio biudžeto ir dažniau draminiai, sakykime, tokie nefantastiniai, nu vis tiek, žinai, nenori su mažu biudžetu nepadarysi ten kažkokio labai rimto, nežinau, herojų filmo ar ten dar kažkokio sci-fi ar dar kažkokio. Mhm. Bet realiai, ką aš esu matęs, tai iš tų tokių, nu jau high-endinių, tai vėlgi skaitosi europinis, bet bendri projektai su Amerika, tai buvo Pianistas. Pavyzdžiui, irgi labai sunkus filmas, paliečiantis, žiaurus bet kartu ir įdomus. Šiaip man Brodis, jisai, ne? Adrianas Brodis, taip. Jo, Brodis. Patinka šitas aktorius. Mažokai vaidina jisai, bet jo. Kam? Mažokai paskutiniu metu vaidina jisai, bet... Jo, jis man atrodo buvo Peaky Blinder'uose, jeigu neklystu. Succession'e, va dabar serialė irgi vaidino paskutiniam sezonui. Jis toksai, jo veidą paėmus, jis ne visur tinka, bet ten, kur aš mačiau, jis labai pritapo. Tai vienas iš tų pianistas tikrai, sunku šnekėti apie tą filmą, reikia pamatyti, žinai, nes ten istorija tikrai labai sunki ir, šiaip nefaina, kad pas mus pasaulyje tokie dalykai vyksta, bet aš bijau suklysti, žinai, istoriniam kontekste grinai apie ką, bet man atrodo, tai buvo pirmas pasaulinis karas. Antras pasaulinis, jo. Ja. Realiai apie žydą, man atrodo, kuris liko. Taip. Tai va. Tai vienas iš tų buvo pianistas. Kažkokį dar buvau užsirašęs ne vieną, bet man reikia rašytis dalykus, nes aš per porą savaičių šitas, kur turim tarpą, aš pasigalvoju ir, apie šitą reiks pasakyti. Ir tada ateina momentas, kai reikia šnekėti ir tada, tai tu jeigu tai kažką nori pasakyti, tai sakyk. Ir aš pasistengsiu greitai prisiminti. Jo, aš dar visai neseniai žiūrėjau Gyvūnų karalystė, buvo prancūzų filmas. Puikus filmas, net sakyčiau, žinau, kad Prancūzijai tai buvo visiškus rekordus finansinė prasme gerinantis filmas, tai yra toks pusiau fantastinis apie tai, kad žmonės mutuoja. Man atrodo, dabar galvoju, gal net ir kalbėjom apie kažkurioje laidoje apie tą filmą, tiesiog mutuoja į gyvūnus ir toks labai įdomiai padarytas pasakojimas ir gerai vystoma ten tėvo ir sūnaus santykių linija ir tuo pačiu tie patys monstrai, žinai, kurie jau žmonių patapė, žinai, tai tas labai patiko iš tų jau tokių šviežesnių, naujesnių, žinai, darbų. Taip pat irgi dar, jeigu neklystu, pernai buvo Lenkų kino pavyzdys Filipas. Filip. Tiesiog tikrai istorija paremtas pasakojimas apie žydą, kuris irgi antro pasaulinio karo metu, man atrodo, apie žydą, kuris išgyveno ten iššaudymą, ten geto. Ir jis paskui apsimeta, kad, nėra žydas. Jis, man atrodo, apsimetė, kad yra belgas, jeigu neklystu. O gal ir ne belgas, gal vokietis. Kažkas tokio. Bet žodžiu, ne vokietis for fact. Jis tiesiog Vokietijoje, Frankfurte, jeigu neklystu, gyveno ir jis apsimetinėjo tiesiog užsieniečių, kuris dirbo viešbutį. Ir keršydamas vokiečiams, jis permiegodavo su vokiečių moterim. Yes. Win-win. Jo. Ir, žinai, kadangi, paskui jeigu sužino, kad su svetimšaliu, žinai, miegojo, tai ten tą moterį, žinai, ten nuskuta, ten išniekina ir visaip kitaip. Tai čia, toks kerštas buvo. Jau nebe-win. Gerai. Kažkam ne-win. Tai vat šitas filmas labai stiprus, tai galiu pasakyti, net labai nustebino, žinai, Lenkai gerą kiną geba kurt. Reikia tik prisiversti tą lenkų kalbą, žinai, žiūrėti. Lenkų tai iš viso, žinai, kur prancūzų sunku. Ja. Vokiečių sunku, bet lenkų
Ir yra daugiau pavyzdžių Lenkų kine, tikrai tų tokių filmų ir jie labai, labai gerai ant karinių filmų dirba, yra ir labai, labai stipriai ant religinių filmų, nu, ta prasme, ne šlovinam Jėzų ar taip toliau, bet čia dar visai neseniai buvo, dabar nebeatsimenu pavadinimo filmo, bet ten buvo apie pedofilijos skandalą, žinai, kuris, nu, vėlgi pagal tikrus įvykius padarytas filmas, kuris ten apšiai išspraktino visą Lenkijos kino rinką. Tai, nu, jie geba kurti ir turi tikrai labai stiprių aktorių, labai stiprių net. Ir tiesiog mes dar jo netradom, gal dėl to, kad mes dar vis dar esam, žinai, pasidavę ant Hollywoodo ir tai nėra blogai, tiesiog aš turiu galvoje, kad priprast prie Lenkų kino reikia. Ne, tai čia reikia laiko ir to įvertinimo, žinai, tiesiog. Jo, ir priprast dar, aišku, išmokti skaityti titrus ir žiūrėti filmą, kas, nu, ne visiems gaunasi, gal, ne, nu, nes tu, kai skaitai, ypatingai namuose, žinai, tai skaitydamas gali dar praleisti dalykų, kas ekrane matoma, žinai. Ką žinau, aš žinau. Nors man šitos problemos nėra, žinai, bet yra žmonių, kurie skundžia, sako, arba skaitau, arba žiūriu, žinai, tai, nu, okay. Jo. Aš, žinau, visus filmus žiūriu su titrais. Aš irgi. Tiesiog. Ja. Aš manau, kad tuo pačiu ir lavina tave, ta rašyba, žinai, bet kartu ir būna, nu, nenugirsti kažko. Ar dialektas kažkoks, žinai. Ja. Ar ten, žinai. Net ir anglų kalba. Tai... Jo, būna, nu, tiesiog, nu, tai va, užmeti tą vieną žodį, apie tai, okei, žinai. Nu, nenori vis tiek tai būna, žinai, bet, pavyzdžiui, vakar tas FEM, žinai, vis tiek, tai yra Britai. O, tenais tai ten... Kartais tikrai sunku suprasti, tai tikrai neslėpsiu, paskaičiau kartais, nu, nes... Ne kartais, aš jau tą normaliai skaičiau. Ne Birmingamo, žinai, akcentas, bet vis tiek Britai turi savotišką tą tokį tarimą ir mes kaip pripratę prie amerikiečių, tai, nu, sunkiau yra. Žinai, dar britų, kokia kalba, vėlgi tas dialektas, jeigu tai yra ta sofistikuota britų kalba, tai aš viską suprantu, žinai, bet kai prasideda šitie va tokie va... Ai, mate. Enet visokie ir visi ten brov ir panašiai, tai ten jau yra sudėtinga. Ir, nu, žinai, nenori slengas. Slengas, jo, sudėtinga. Tai aš įsivaizduoju, kokia kančia vers turėtų būti tokia filma, bet, nu, anyway. Jo. Tai va, iš... Tai prancūzų kine, aišku, vienas turbūt ryškiausių, nu, yra du labai ryškus filmai prancūzų, ne? Tai yra vienas Amelija iš Montmartre, kitas yra Neliečiamieji. Asmeniškai, aš jį labai seniai mačiau, bet man Amelija taip nepatiko. Aš Amelija, žinau, gal net ir nematęs esu. Aš žinau, kad daugelio žmonių yra vienas mylimiausių filmų, žinai. Bet aš taip negaliu. Man Audrey Tautou žiauriai nepatiko. Aš negalėjau vien Da Vinčio kodą vien dėl jo žiūrėti kažkurį laiką, žinai. Man apskritai Da Vinčio kodas kažkoks labai tamsus toks ir taip įdomu. Ne, man tai labai patiko. Paskui šiaip iš visos serijos, nu čia labai lengvai nukrypstant, iš visos serijos Angelai ir demonai man labiausiai patiko. Nes Italija ir Judas Law ir Hanksas, žinai, nu viskas va taip idealiai sudėti. Bet pirmoji dalis, vat, būtent Audrey Tautou mane kurį laiką labai atmušinėja ir vat, nu, turi tokią antipatiją aktoriui, žinai, ir nesvarbu, kokia ten jo lytis yra, ir tiesiog negalėjau žiūrėti. Bet paskui, aišku, nu vis tiek įvertinį filmas, nu, geras. Man asmeniškai jisai geras yra. Gerai traukia, ten tas myslės, viskas ten yra cool. Bet jeigu žiūrim pagal rewatch'o, žinai, kiekį, tai man Angelai ir demonai turbūt visiškai viršui. Inferno, man atrodo, daugiau mačiau kartų negu Da Vinčio kodą. Tai. Bet jo, tai vat Amelijos aš ne. Reiktų turbūt padaryti rewatch'ą, žinai, pasižiūrėti iš naujom suaugusio žmogaus akim, nes aš tas žiūrėjau prieš 15 metų, turbūt esu matęs, jeigu nedaugiau, tai man nelabai jisai patiko. O vat Neliečiamieji, tai buvo labai gera istorija. Ir atvirai pasakysiu, amerikietiškas perdirbinys nebuvo jisai toks ir blogas, tik tai jo nereikėjo for a fact, nu, ta prasme, tikrai nereikėjo, bet jisai buvo toks pats maždaug fainas ir jautrus, gal ne Kevin Hartą galėjo paimti, žinai, nes... Jo, tu jį tą patinį vis tiek su klounu. Biški numuša, žinai, ten to tokio vaibelio, kai tas mažas reksnys, žinai, būna, bet vis tiek fainas filmas ir vis tiek fainai pertikta istorija, nes Cranstonas labai gerai vilko, žinai, viską. Jo, Cranstonas jis toks blemba. Jis gali suvaidinti visišką... Šiaip paėmus biškį nuklydus į Cranstoną,
Breaking Bad, ta prasme, wow, ten tokia arka, kad ten pizdets yra tiesiog iš tokio, žinai, mokytojo namuose prispausto lochelio iki visiško ten narkotikų, ta prasme, didžiausio prekeivio. Tada paimk Why Him, tas toksai tėvukas, tu matys Why Him? Jo, Why Him labai jokingas. Tas tėvukas, žinai, tada pasiimi Cranstoną šitoj vietoj ir jis toks, nu, tu kur jo nedėsi, jis, bet jam visur tinka. Jisai, moka kažkaip, nes būna aktoriai, žinai, kurie, nu, labiau į komediją, nu, labiau į dramą, nu, labiau į kažkur, žinai. Labai universalus jis. O šitas, nu, tu, bet biškiai, ten pakoreguok tą veidą, žinai, kitą grimasą pataiso, biškiai balsą ten, žinai, pareguliuoja, Vso, žinai, gali būti tas, išeinam iš to Cranstono, Zaibis aktorius, patinka. Jo, tai va dar iš prancūzų, kaip ten, Leonas profesionalas turbūt, ne, su Žanu Reno. Tu man dabar nori prancūzų aktorius vardinti? Neapsikraukti. Ir Natalie Portman labai jauna dar buvo. Tai tas filmas, dabar aš tiesiog atsidariau pasižiūrėti, kas šiandien yra, žinai, nes aš visko tikrai esu matęs daug, ypatingai prancūzų kino pas mus rodė, taigi ir Taksi visą seriją. Aš gal sakyčiau, tas prancūzų ir kažkaip populiariausias, žinai, mum. Jo, aš nežinau kodėl, bet tikrai labiausiai turbūt limpantis. Iš Europos. Iš ne anglų kalba kalbančių šalių tikrai prancūzų kinas pas mus labiausiai išsiviešėjęs yra. Galbūt dėl to, kad prancūzų ambasada ir apskritai Prancūzija turbūt labai daug dirba ant to soft power, žinai, ir tos kultūros įvedimo. Tai buvo ir tos frankofonų dienos ir visa kita, ir aišku, tie festivaliai ir panašiai, žinai. Juliette Binoche turbūt yra mylimiausia lietuviams aktorė, žinai, kur ten per metus po 3 filmus paleidžia, visi jie kino pavasarį būna ir beveik visi. Per metus 3 filmus, fuck. In vaidina visur, blemba. Ir šiaip ir hollywoodiniuose šiek tiek, bet daugiausiai, aišku, prancūzų kine. Tikrai labai gerai žinoma aktorė ir tikrai esi matęs ją garantuotai. Bet primink mane dar kartą. Tai Juliette Binoche, bet aš nežinau, kaip tu parašysi. Binoche, man atrodo, pavardė yra. Radau. Jo, tikrai matytas vaidelis. Aš sakau, ta prasme, jinai matyta ir daug kur ir vaidina. Ir tikrai puikiai aktorė, nors ten gali kažkam ir alergiją varyti, žinai, nuo to jau pastavaus. Ne, kai tu ją matai, žinai, per daug irgi nėra sveika, žinai. Jo. Gerai vaidin daug kur, bet kai tu, įsijungi šitą filmą, visur šitą, blėt. Nu, kiek galima ją matyti, žinai, tu pradedi nebekesto žmogaus tiesiog. Ir iš tų, žinai, tų aktorių, kurie šiaip iš Europos perėjo tiesiog į Hollywoodą, taigi yra ir Javieras Bardemas, Penelope Cruz ir nu, aš dabar gal sufeilinsiu, gal Penelope gal ir ne iš Europos, bet dabar tiksliai negaliu greit patikrinti. Aš žinau, kažkaip atrodo, kad jinai... Iš Pietų Amerikos, ne? Jo. Gali būt. Man atrodo, kad jinai tiesiog... Jo, bet, nu, turiu galvoj... Yra daug aktorių, net iš tų pačių prancūzų, ne? Nu, yra aktorės kaip Léa Seydoux, žinai, kuri dabar jauna tokia blondinė, kuri dabar Bondo filmuose vaidino paskutiniuose, žinai, ir Marion Cotillard, kuri ir Inception'e vaidino ir visur kitur. Jos labai geros aktorės ir prancūzų kino mokykla yra labai stipri, labai. Ir vyrų aktorių, žinai, yra, kurie... Nu, tas pats Žanas Reno, žinai, kuris yra visiškai legenda, bet šiaip yra daugiau. Tai net ir pats, pavyzdžiui, režisieriais, ne, jeigu kalbam, tai yra Lukas Bessonas, kuris turbūt žinomiausias prancūzų režisierius yra pasaulinė prasme, nes 6 elementas ir... Vis pataiko. Antras podcastas, kai tu vos dantų neįsimušė. Aš dar ir prieš tai, kai tu nematei, buvai nusisikęs, vos neįpyliau savo į dantis. Tai va, bet Lukas Bessonas šiaip jau klasikinis yra režisierius. Ten Liusi buvo jo filmas, kuris buvo šiaip jau tragiškas, bet nu, labai kažkaip daugam patiko, bet man tai buvo siaubingas filmas. Nu, prastai labai gyvenęs. Aš man mačiau. Su Scarlett Johansson buvo, kur ten proto ribas. Fuck, ne, kokia nesąmonė ten. Ačiū Dievui, nors kažkas. Ne, žinai, kur tipo...
pradžia gal jo, Ties sakykime. 40% nuėjo į pievas. Ten paskui, ten jau atrodo ne procentai skėlė, ten tokia eksponentė šoja, kur tu dar tik tai skaitai mintis, tu jau, blėt, ateitį matai, okei, ir tu jau pradedi keliauti per laiką, ką, blėt? Jo, ten visiškai nelogiškai, ten ties 50, ten 60% tu gali telepatiškai valdyti visus ir atiminėti ginklus, o paskui jau ties 80% tave sužeis gali. What the fuck, nu tai tipo... Jo, paskui tu įsiliejai ten kažkaip į visatą, kas nesuprantu, žodžiu. Tai va, tai... Pradžia buvo tikrai labai įdomi. Bessonas geba daryti, žinai, ten tuos fantastinius filmus, bet jisai nupjauna į lankas konkrečiai. Tai tas pats ir su Valerianu buvo... Valerianas ir 1000 kažkas ten, nepamenu tiksliai. Žinai, kai pasiėmė modelį į pagrindinius aktorius, tai irgi nu, aš apie Karą Delevin kalbu, kur šiaip jau, nu, nesvarbu, nekalbam apie ją, bet, žodžiu, Europos kine yra daug prancūzų. Faktas. Ir jie juda ir per britų, žinai, filmus, ir per amerikiečių filmus, ir tas, aišku, Prancūzija, ir šiaip prancūzų kinas, turbūt, jeigu taip globaliai žiūrėčiau, dabar Pietų Korėja labai, nu, arba tiesiog Korėja, žinai, juda smarkiai į viršų, kaip, nu, daug labai gerų režisierių beje irgi yra, bet Europoje yra irgi daug, ir pavyzdžiui, iš Vokietijos pas mus, nu, nebūna daug filmų. Aš manau, nebent Kino pavasaris rodo, žinai, bet, nu, vat, interesų zona buvo, žinai. Aš manau, žinai, vieni žymesnių buvo realiai ten Minecraft, žinai, nu, labiau, žinai, apie Führerį ten buvo, žinai, antras pasaulinis vėlgi, bet tokie irgi, aš manau, ten, man atrodo, nemažai yra sukurta tų filmų, bet tokie tik tai vienas kitas kažkur išėjo plačiau iš, tai prasme, Vokietijos ribų. O šiaip realiai viskas lieka ten pas juos, man atrodo, kaip ir lietuvių filmai, nu, retas, kuris išeina apskritai ten, ta prasme, už ribų. Ja, tai mūsų ta Marija, kurios pavardės niekaip teisingai neatsimenu. Marija Kaftaradze ar Katarvadze? Aš labai atsiprašau. Sorry, jo, aš irgi nežinau. Bet, vat jos filmai išeina. Jinai išneša. Jinai Sundance 2 kartus laimėjo, man atrodo. Tai... Nu, jin puikiai režisierė yra. Ne, matai, nes visai kitoks yra jos stilius, palyginus su mūsų kasdieniniais filmais, kuriuos mes čia turime. Tai manau, kad mes dažnai nešam komedijas į kažkur. Tai va, pats pasienė komedija. Tai va, tai aš tame ir esmė, žinai, kad kai tu kuri kažką rimčiau, tai tu tada gali, žinai, kažką parodyti, o kai tu kuri eilinę komediją, nu, tai jo, cool, bet nežinau, žinai. Tai va, o šiaip prie Intouchable grįžtant, tai tikrai labai sėkmingas projektas, kad tik užmečiau akį, biudžetas ten nesiekė 10 milijonų, uždirbo 430 beveik. Čia mano... Tai čia toks success story, kad wow. Mano uošvė mylimiausias filmas, žinai, yra. Nu, nes jis iš tiesų yra labai gražus. Ir istorija šiaip... Aš nežinau, ar čia buvo... nupizdinta jinai, ar ne, ar čia originalinai buvo. Tikrai istorija. Čia real life story. Ok, tai va. Tai smagu, kad padarė tokį filmą, smagu, kad uždirbo, nes tikrai, nu, nežinau, ar buvo pasistengta ar ne, bet filmas pavykęs, gražus ir net netrukdo ta prancūzų kalba. Visiškai žiūrėjau, filmas geras, jeigu filmas geras, tai visiškai nesvarbu, kokią kalbą jisai yra ir jis tiesiog tave kabina visai kitų lygmenių, žinai. Tai šiaip tas toksai jų, žinai, dviejų, kaip prasidėjo, žinai, ta draugystė, kaip išsiplėtojo ta meilė, tas ryšys toksai, žinai, tarp žmonių. Jo, pirmiausiai tai yra 2 skirtingos kartos. Ir vėlgi, šios dienos blemba yra... tipinis mūsų vertinamų filmų, žinai, 2 skirtingi pasauliai susieina į vieną, žinai, ir vėl apie tą patį, tai taip. Mes čia kažkaip užkabinom šitą... Nu čia taip, matai, pasirodo vis dėlto, kai pradedi analizuoti, daug filmų apie tai yra. Tai... Tik neatkreipi dėmesio, gal taip atskirai žiūrėdamas. Jo, bet vat, kaip paskui pamastai, žinai, nu jo, vat yra tas, kad... Aš manau, žinai, tame ir esmė... Tame ta meilė ir įdomumas atsiranda, kad
nu jūs visiškai skirtingi esat, nes neįdomu, kai jūs esat vienodi, žinai. Mhm. Tai jo, tai jūs tokie patys, bet kai yra visiškai du skirtingi pasauliai, jūs tiesiog viens iš kito mokotės ir jūs suprantat, kaip galima kitaip gyventi, žinai. Ir kai... Tai ten vat irgi apie tai, žinai, žmogus realiai paralyžiuotas, taip prasme, visiškai nevaldantis nieko ir toks vėjavaikis, kuris ten, aš neatsimenu tikslios istorijos, kaip jis ten, bet man atrodo, jis tiesiog random darbo ieškojo, nes ten jam kažkaip spaudė, gal net ir skolos kažkokios, neatsimenu tiksliai, bet žodžiu. Ir aš šiaip džiaugiuosi, nes vat, vėlgi, kalbant apie aktorius, tai Omaras Sajus, tas, kuris, tas... Judukas jo buvo. Tai... Po to filmo jo karjera visai pabujojo, žinai, tarsi jisai netapo A lygio žvaigždė, bet jisai vaidino ir vis dar vaidina antraplanėse vaidmenyse ir Holivude, ir toje pačiam Prancūzijos kine, man atrodo. Dar visai neseniai buvo kažkas Paryžiaus policininkas, kažkas, dabar neatsimenu pavadinimo tiksliai, bet tikrai žinau, kad aš žiūrėjau tą filmą. Tai tokia pusiau komedija su veiksmu, bet tokiu, žinai, tokiu šarmingu prancūzišku veiksmu, žinai. Ir humoro visko yra, tai visai smagus buvo. Plus jisai ir Holivude vaidina, ir Jurassic World, pavyzdžiui, ir visur, nu, taip, normaliuose projektuose. Nemao tema čia. Tai žmonės iš Prancūzijos kino, jau vėlgi galim pasidaryti tą pačią, žinai, kaip ir tą patį įvertinimą, sakykime, išvadą, kad iš Prancūzijos kino daugiausiai nueina į Hollywoodą, jeigu taip žiūrim iš europinio. Nu, aš nekalbu apie Britų salyną, žinai. Ten iš viso genialių aktorių yra, genialių kūrėjų, jau aš jau nekalbu apie Gajų Ričį, kurio beje džentelmenus mačiau, pamiršau papasakoti, bet tada kitoj laidoj. Bet Gajus Ričius man šiaip yra afigienas režisierius, man jo humoro stilius ir jo kūryba, ir jo žanras, suvokimas ir šiaip apskritai jo stilius man yra labai prie širdies. Visas tas baraigos, žinai, Londono ir mafukai tokie tipo, man patinka. Nu, ten įdomu, ten blema, žinai, tokia savotiška kultūra. Jo. Ir nori, nenori, žinai, nu, įneša naujų vėjų, žinai. Mes įpratę prie tų marozų, žinai, bet jie pas juos tokie savotiški marožai. Tokiais dizaineriniais treningais, žinai. Jo, nu ten tokie, žinai, tos tatuiruotės, ten, žinai, ta kalbėsna tokia įdomi, žinai, nu toks kitas vaibelis, žinai, atneša tokių naujų vėjų. Bet šiaip, man toksai, ar, nuo ko čia priklauso, bet kodėl, pavyzdžiui, Britanijoje mes turim tokių, nu, talentų, žinai, ar ten mes turim rimtų mokyklų kažkokių, žinai, ar... Tai visa, žinai, teatro kultūra. Žinai, kažkaip visiškai... Kodėl Amerikos aktoriai, ne visi, bet didžioji dauguma tie S-listeriai, A-listeriai, nu kodėl tu žiūri ir tu tiki jais? Kodėl mes netikim lietuviais taip, kaip tikim amerikiečių aktoriais? Bet man įdomu irgi. Šiaip aš galvoju, ar tai yra susijęs su to, kad mes suprantam kalbą kaip savą ir yra... Kamon, aš anglų pakankamai gerai suprantu tikrai, tai nemanau, kad čia kalba yra... Arba tiesiog mes tai neturim mokyklos. Mes neturim visiškai mokyklos ir tu pasižiūrėk tą pati atlikėja, pavyzdžiui, Monika Liu, ne, kol jinai neišvažiavo į Jungtinę karalystę ir nesimokė prestižiniam muzikiniam universitete, kur ją išlaužė ir sukūrė, jinai pati susikūrė, bet jai padėjo sukurti, žinai, talentingi mokytojai sukurti jos stilių, tol jinai buvo niekam neįdomi. Nu, aš atsiprašau, jeigu čia taip grubiai nuskambėjęs, bet tiesiog jinai nebuvo žinoma ir niekaip neprasimušė, bet jinai grįžo įgavus žinias, įgavus gebėjimą dirbti su savo balsu ir kurti ir visą kitą. Ir aišku, ir atradus talentingus prodiuserius vėlgi, agentą galbūt kažkokį, žinai, kuris pramuša tą patį Jazzu buvo irgi UK ir kiti žmonės, kurie užmesga ryšius, jiem padeda tobulėti žmonės, kurie industrijoje dirba ir lygiai taip pat, dėl ko aš džiaugiuosi, kad šitas, primink, lietuvių režisierius, kur dabar Ameriką išvarė studijas. Saulius Baradinskas. Nuostabus režisierius su labai daug potencialo ir jisai išvarė į Ameriką ir mokosi Los Andžele, ten nepasakysiu mokyklos pavadinimo, bet tai yra labai geras žingsnis į tai, kad mes po kelių metų turėsim režisierių,
turintį vienos iš geriausių kino mokyklų pasaulyje žinių ir patirties ir ryšių ir kontaktų ir šiaip, ta prasme, suvokimą, kaip kuriami filmai normaliai. Tai aš labai džiaugiuosi, kad jisai kažkada po 10-15 metų greičiausiai taps mokytoju ir jisai ruoš naują kartą. Tiek aktorių, ar režisierių, ar tų žmonių, kurie, tai mes galbūt po 30 metų, jeigu mes dar turėsim šitą podcastą, tai galėsim kalbėti, kad mūsų aktoriai jau prilygsta lietuviam. Dėdulės. Jo, žili, žinai, aš tai praplikęs turbūt būsiu. Tu tai viso pizdau tau. Mes tave atvešime su vežimėliu. Bet aš šiaip labai džiaugiuosi, kad mes einam į gerą pusę ir tuo pačiu, tai Britai turi savo beprotiškai seną mokyklą ir ten šiaip žmonių, žinai, daug yra. Tai išlaužyti, tą molį, žinai, apdirbti yra iš ko, turbūt. Aš įsivaizduoju, kad 40-60 milijonų žmonių, žinai, gyvena. Vėlgi, paimkim tiesiog tą populiaciją, žinai, kaip ir, žinai, Amerikoje 320 milijonų, plus dar atvažiuoja, žinai, kiek... Normalu, žinai, kad atsiras, žinai, kaip seriniai žudikai, ten gimsta vienas iš ten kažkiek milijonų, tai čia irgi, žinai, rimti talentai irgi gimsta, ne kiekvienas, žinai, tai taip. Kuo didesnė populiacija, tuo daugiau tų talentų yra. Tai, bet šiaip paėmus, ką aš bet norėjau pasakyti, žinai, gal mūsų ta tokia sena teatralų užsisėdėjus, ta karta, kuri moko, žinai, su cigariukais ten, tipo, galbūt ne į kino ekranus tiesiog, o labiau į teatrą, į tą visą, žinai... Aš vis dar matau teatrinę vaidybą, aš vis dar matau deklamavimą ir mane labai nervina ir yra tokių aktorių, jaučiasi tas braižas tiesiog. Yra tokių aktorių, mes jau kalbėjome apie tos aktorius, jau čia net nėra, jeigu norit į apie Lietuvos kino epizodą, nueikit, ten daugiau kalbėjom, bet iš principo yra tokių aktorių, kurie išlipo iš teatro ir yra tokių, kurie niekad neišeis. Ir tų, kurie išlipo iš teatro, yra, nežinau, 5-10 ant... Davrasi, tie, kurie tikrai gerai vaidina, tikrai ant 2 rankų pirštų, žinai, suskaičiuosi. Tie, kurie yra ne aktoriai, bet vaidina gerai, yra ir tokių. Arba apygeriai, sakykim, taip, kad žiūri ir nekrinžini, irgi yra. Bet, tiesiog, kažkaip mums dar reikia paaugti ir aš norėčiau, kad atsirastų žmonių, kurie kažkokiu būdu gautų galimybę išvažiuoti kad ir iki Jungtinės karalystės, pasimokyti gerose mokyklose aktorystės ir aš manau, kad tokiu bus. Tiesiog reikia biudžeto, reikia pinigų, reikia noro ir žinai, meilės tam. Tai... taip. Tai va, tai trumpas toksai apie tą Europą mūsų, bet... Aš manau, dar kažkada tai sugrįšim, žinai, galbūt prie to. Užsipizdėlinam šiandien apie kitus reikalus. Kitus filmus ir buvo labai labai smagu. Eilinį kartą smagu. Yes, sir. Ir tai sugrįšim dar po 2 savaičių. Kalbėsim apie kažką, dar neaišku ką. Dar nesugalvojam. Kaip visada malonu, kad klausot. Dar kartelį padarykit tos visus dalykus, ką mėgsta YouTube algoritmas. Tai... Ir padėkit mum augti, mes esam labai dėkingi. Ir labai fainai, kad komentuojat, kad ir smešinat biškį. Tai, žinai, kaip pasakyti, žinai... Kritika visą laiką padeda. Sveika, ta kritika, viskas normaliai, žinai, kol nėra tiesiog... Žydinėjimų to. Tiesioginiai žydinėjimo, be... iš idėjos tiesiog, tai tol viskas good. Tai va, tai ačiū Hebra, kad žiūrit, labai malonu, kad subscribinat, po truputėlį augam ir susimatysim kitame epizode. Taip, iki kito karto. Davai.